Salytei. Savo sūnus, tas stiprybę semia, tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių saulė Lietuvos tamsumas prašalina ir tiesa jų žingsnius telydi. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Net ant širdies malonu ir tada pradėkime. Taigi, jūs šiandien esat susirinkime, atvirame susirinkime asociacijos nacionalinis interesas. Aš esu Vitalijus Balkus, vienas iš asociacijos nacionalinis interesas steigėjų. Prie kompiuterio sėdi mūsų pirmininkas Marius Jonaitis. Aš aišku, gal negerai elgiuos pradėdamas, nes iš tikrųjų, pirmą tai turėjome mes. Labai gerai. Leidimas gautas, ta prasme, pradėsiu aš. Taigi, asociacijos nacionalinis interesas. Viskas prasidėjo nuo ko? Gegužės mėnesį, praeitų metų, tai buvo gegužės vidurys, vyko akcija prie Norvegų ambasados. Akcija buvo skirta Norvegijoje pagrobtiems vaikams išlaisvinti, kaip tik tada buvo žymioji, išjudėjus ta žymioji ta Gabrieliaus istorija. Ir po šitos akcijos keli dalyviai tiesiog susitikome, graži buvo diena, kavinukė ir pradėjom šnekėti. Ir be viso ko buvo jau klausimas kilęs ir dėl migracijos. Kaip tik prasidėjo ir migracijos tas migrantų perkelimo vajus. Televizijoje, spaudoj bendra buvo tokia tendencija, kad problemos nėra, viskas vyksta gerai, ta migracija nėra blogis, tai yra, sakykime, normalus procesas, daug kas išeidavo, sakydavo, kad gerai, jeigu mums pakels ekonomiką ten, jie ten, sakykime, iki tiek buvo nusišnekėta, atleiskit už tokį įsireiškimą, buvo nusišnekėta iki tiek, kad jie pagels gimstamumą. Tiesa, šito nieks neabejoja, kad jie pagels gimstamumą. Tačiau, ar mums to reikia? Taigi, eigoje kilo mintis, kad reikia būtis kažkokį tai darinį, kuris, bent jau bus tuo laiku, jisai buvo pirmas, kad jis tuo laiku, kad jisai keltų tą klausimą migracijos. Čia sėdi kolega Algis Avižienis, štai tai yra dvasia ir tos peticijos rašytojas, nežinau, sumanytojas, tos pačios, kur mes matėm, kuri tapo tą ilgiausią rekordinę peticiją, 30 metrų. Vėlgi, peticijos pradžia buvo gan keista, peticijos pradžia, nes ta dalis žmonių, kurie žinojo tą problemą migrantų, tarp kitko labai nemažai buvo palaikančių būtent iš užsienio lietuvių tarpo, nes jie jau betarpiškai su ta problema yra susidūrę. Tai pradžia buvo tokia, kad mes surinkom dalį parašų ir paskui nieko toliau, kurį laiką buvo apmirimas, nes nieko nevyko.
lygtai tie migrantai ėjo savais keliais, Lietuvoje lygtai tai buvo neaktualu, bet tas apmirimas iš tikrųjų buvo dirbtinis, nes valdžia jau tų laikų jau ruošė pataisas. Būtent tas pataisas, prieš kurias dabar ir parašai renkami vėl antrą kartą jau, dėl priverstinės migracijos, tai yra migrantų perkelimo. Tai yra perkelimo net, sakykime, centrinės Europos valdžios valia perkelimą į trečias valstybės. Ir tas komitetas, darinys pasivadino visuomeninių komitetų prieš priverstinę migraciją, ne migraciją. Ir va šitas darinys tuomet rinko parašus, mes kėlėm klausimą dėl migracijos, mes rašėm raštus vyriausybei, mes rašėm raštus prezidentūrai. Kolega, vat, gal sakau, papasakos vėliau galbūt daugiau, kas ten nuveikta buvo, iš tikrųjų, nes kolega labai daug bendravo su Seimo bendravo, su partijų vadovais bendravo. Ta prasme, mes dirbom tą darbą, kurio tuomet nedirbo niekas. Ir pamažu pasirodė, kad mes iš tikrųjų kalbam apie daug didesnį problemų ratą. Migracija tai yra bendroji, tai yra dalis problemos. Yra didžiulė problema. Tai yra problema, yra socialinės nelygybės, kuri irgi, sakykime, su migracija yra susijusi. Yra problema dėl Lietuvos interesų gynimo. Tai yra, nėra normalu, kada iš viršaus yra duodamas nurodymas, yra, jūs turit priimti, jūs turit padaryti tą ir, sakykime, klausimą, vėlgi dėl piliečių dalyvavimo valdžioj. Nes niekas iš principo nieko neklausia. Buvo surašytas dokumentas priimtas skubos tvarka, vėlgi, va, kolegos mūsų Kazimierovo yra puslapį ir Arvido irgi puslapį, tai va, du žmonės, kurie turi savo alternatyviosius medijos portalus, yra dabar Eduardo Šapinsko dabar yra pasisakymas Seimo nario, kuris sako tiesiai šviesiai, mums atnešė komiteto posėdį, atnešė dokumentą ir pasakė nubalsuoti. Seimas nubalsavo už perkelimą. Taigi, gimė asociacija Nacionalinis interesas, kurios pagrindas yra 47 programiniai punktai, kurie apima ekonomiką, apima valstybės valdymą, apima socialinius, kaip sakiau, ekonominius dalykus, žaliąją politiką mes prie tų irgi prieisim. Tai yra, sakykime, pati idėja yra piliečių valstybė, tai yra valstybė nepriklausoma, piliečių valstybė, ten, kur valdžia yra kontroliuojama piliečių tiesiogiai, ir socialiai teisinga valstybė. Blokais mes neskirstėm, gal tiesiog pradėkime mes nuo pirmos, jeigu galime, antros skaidros, matėme, jeigu galime, kur skirtumai yra. Kas mes? Iš esmės, visą laiką, bet kokia organizacija turi savo tą ideologiją vadinamą, tą ideologinį pradą. Jeigu organizacija neturi ideologinio prado, tai yra arba pokalbių būrelis, arba populistų kompanija, kuri susibūrė lygiai tik tam, kad ateiti valdžią per artimiausius rinkimus. Tokių Lietuvoje mes turėjom pilną ir per šitos rinkimus, aš manau, mes irgi turėsim. Bent kelias organizacijos, kurios politinės yra tik tai pagal įstatymą, o jos yra neideologinės. Taigi, mūsų, kaip nekeista, nors mes pradėjom nuo migracijos, kaip nekeista, vis dėlto esminis dalykas, kur mes labai stipriai oponuojam dabartiniai sistemai, dabartiniai valdžiai ir sistemai apskritai, tai yra ekonominė politika. Ekonominiai politikai dabar vyrauja liberalų požiūris, vienaip ar kitaip liberalais galima dabar pagal savo supratimą, sakykime, kaip reikia veikti, galima vadinti ir tikrus liberalus, kurias yra vadina, ir dabartinius konservatorius, kurie jau iš tikrųjų greičiau liberalai negu konservatoriai. Ir kaip nekeista, dabar liberalais mes galim vadinti ir socialdemokratus, kurie, kaip žinia, atėję buvo į valdžią ir jie praktiškai pratęsė konservatorių liberalų darbus. Taigi liberalų ekonomikos pagrindinis yra kertinis akmuo, yra laisvoji rinka. Atseit viskas gali susireguliuoti savaime. Per prekybą, per mainus prekinius, per tai, kad kažkokie atskiri dariniai ekonominiai tarpusavį sąveikauja. Valstybės liberalų nereikia ekonomikos. Kitas kraštutinumas yra
klasikiniai socialistai. Lietuvoje tiesa, mes jų jau nebematom. Prieš kurį laiką egzistavo tokia partija Socialistinis liaudies fondas, dabar praktiškai jau nykstanti yra. Bet tai yra klasikiniai, sakykime, kraštutiniai socialistai, jie siūlo planinę ekonomiką. Nu, mes visi gyvenom planinės ekonomikos sąlygomis, ko gero, ir visi prisimenam, kokios blogybės buvo tenais. Taip, planinės ekonomikos sąlygomis buvo užtikrinti tokie dalykai socialiai svarbus, kaip švietimas, ten, sakykime, sveikatos apsauga buvo užtikrinta, visiškai teisingai. Aprūpinimas, sakykime, esminiais tokiais produktais, nu, vaistais aprūpinimas, jis buvo iš principo užtikrintas. Tačiau žmogui dabartiniam reikia kiek daugiau. Planinė ekonomika su tuo nesusitvarkydavo. Administracinė ekonomika, ji buvo ydinga ir nemaža dalimi, ji griuvo dėl to, kad ji buvo nerangi. Ką siūlome mes? Toliau, kai eisim prie punktų, tiesiog ten bus daug aiškiau. Mes siūlom dalyvaujamąją ekonomiką. Vienas iš tokių esminių punktų - valstybė turi dalyvauti savo ūkyje. Valstybė, jeigu yra poreikis įsikišti valstybę, o tarkim labai paprastas dalykas. Nu, iš kokių įmonių prisimint, sakykime, Alytaus tekstilės atvejais buvo 500 virš 500 darbuotojų, iš principo valstybė galėjo, dalyvaudama tos įmonės darbe, pelno ten nebūtų, nuostolio ten nebūtų, žmonės liktų, sakykime, su savo darbo vietom ir su pajamom, o ne gatvėj. Tai vat, valstybė tada tuomet pasielgė taip, kaip siūlo liberalai, buvo šitas dalykas uždarytas, nes atseit ne valstybės reikalas yra išlaikyti tas darbo vietas. Iš tikrųjų, tai yra valstybės reikalas. Jeigu rinktis tarp 500 darbo vietų ir, sakykime, kažkokio mistinio ekonominio efektyvumo, tai 500 darbo vietų nusveria bet kokiu atveju, tai mes kalbam apie dalyvaujamą ekonomiką, kur valstybė savo ūkį dalyvauja. Socialinė sistema. Lygiai tas pats. Liberalai. Valstybė deleguoja funkcijas privatininkam. Tai kaip dabar Vilniuje vyksta noras kuo greičiau suprivatizuoti darželius. Tai yra darželius atiduoti į privatininkų rankas kuo greičiau. Lygiai tas pats švietimo sistema, tai yra mokyklų, lygiai jau noras toksai egzistuoja. Sveikatos apsaugos mes dar prieisim. Vėlgi, socialinė sistema, valstybė deleguoja funkcijas privatininkam, patyrė kažkoks orinis prievaizdas, kuris realiai nieko jau negali padaryti. Socialistų yra aprūpina tiesiogiai, tai yra vėlgi per vertikalę. Jokios privačios iniciatyvos, aprūpinama viskas per vertikalę. Mes kalbam, valstybės prioritetas socialinėje sistemoje. Mes neneigiam, sakykime, privatininko dalyvavimo socialiniuose, sakykime, reikaluose, tačiau valstybė privalo tinkamai užtikrinti bazinį socialinį aprūpinimą. Ir tai yra dalykas nekvestionuojamas. Tai yra ne džiunglių įstatymas, kur liberalų siūlomas džiunglių įstatymas, kur gali viskas pasidaro privatu. Bankų sistema. Liberalai privatus bankai, socialistai valstybinis kapitalas, vėlgi atsimenam laikus, kuomet buvo 4 bankai, kad mes tiesą žinojom apie taupomą įtikti, kas buvo iš tikrųjų buvo daugiau, po 4. Va, mūsų strateginis valstybinis bankas, valstybinis komercinis bankas, per kurį galima pirmiausiai veikti toj pačioj ekonomikui, finansuoti, sakykime, socialiai svarbius projektus, nes, kaip žinia, joks privatus bankas nepradės finansuoti socialiai svarbios įmonės, nes ji nėra tokia pelninga, kad galėtų užsidirbti daug finansuodamas, o rizikos yra ir privatus bankai to atsisakys. Toliau yra valstybinių įmonių klausimas. Kodėl valstybinės įmonės plus biudžeto pinigai, kodėl jie guli privačiuose bankuose? Kodėl šitie pinigai negali veikti Lietuvos labui? Lietuvos labui, o ne Skandinavų banko filialo labui. Kodėl? Todėl mūsų viena iš siekimybių yra stengtis, kad Lietuvoje, nu, kai išauksim, aišku, reikia išaukti kito, bet stengtis, kad Lietuvoje atsirastų vėl valstybinis komercinis bankas. Ir toliau kaip punktus žiūrėsim. Toliau taip, esminis dalykas, valstybė, kas yra apskritai valstybė? Liberalų, kuo mažiau valstybės, nominali valstybė, jiems yra nusispjauti. Valstybė tai štai vėlgi reguliuojamas mechanizmas, jeigu jos nėra, irgi nieko tokio. Gali būti valstybių sąjunga, pavyzdžiui, kokie ten, o Europos sąjunga, pavyzdžiui, ką bando dabar liberalai sulipdyti. Jie bando sulipdyti didžiulę sąjungą, kuri yra nei valstybė, nei kas. Tai yra kažkoks tai mišinys, konglomeratas. Va.
Socialistų yra visą reguliuojanti valstybė, kuri pasako, kaip reikia, nuo to, kaip reikia rengtis, iki to, kad, sakykime, kaip leisti laisvalaikį. Mūsų yra valstybė bendri piliečių namai. Tai yra kuo daugiau tiesioginės demokratijos, kuo daugiau, sakykime, sąlyčio, tai yra ryšio su tarp piliečių ir valstybės, kuo mažiau, sakykime, tokio vertikalaus, tokio elitinio, būtent reguliavimo. Švietimas, medicina, aš jau paminėjau, liberalam tai yra verslo sritis ir tik verslo sritis, jokių kitų interesų nėra. Ir praktiškai jie vardan verslo gatavį elgtis visiškai, kaip aš sakyčiau, antivalstybiškai. Tai yra, jie gali griauti valstybės net pamatus, gali kultūros pamatus griauti, gali tautiškumo pamatus griauti. Tai yra normalu, nes liberalui iš vis tokie dalykai, kaip, sakykime, pavadinti, sakykime, tokie etiniai, moraliniai, jie neegzistuoja. Iš principo ideologijų nėra. Jeigu kas skaitė, nu, pavyzdžiui, veikalai yra Ayn Rand, yra tokia klasika, yra liberalų klasika, kur ten atvirai yra kalbama, kad nu, stipriausias turi išlikti ir ten yra neįmanomas joks, sakykime, socialinis dialogas. Socialistų valstybės monopolis, ir čia normalu, mūsų yra privati nuosavybė švietime ir medicinoje nėra remtina. Tai yra vėlgi valstybė suteikia galimybę turėti pagrindinį tą išsilavinimą, nu, kaip pagrindinį, tai yra bazinį, tą, sakykime, tą, kurio pakanka. Ne tai, kad jis pagrindinis yra, kad ten 3 žodžius jis išmoko, jo pakanka. Va. Tačiau, be abejo, šitoj srity gali veikti ir privačios kažkokios tai švietimo įstaigos. Jos gali veikti, bet jos nėra nei pagrindinės, nei jos yra remiamos valstybės. Tai yra verslas, bet valstybės intereso, nacionalinio tokio intereso jisai neatitinka. Toliau važiuojam, reiškia medicina. Taip, žemės ūkis. Liberalus, stambus privatus kapitalas. Nu, taip atsitinka. Liberalai gali to nesakyti, kad jie, sakykime, už stambų kapitalą, bet faktiškai jų pati sistema kūrė monopolijas, kūrė, sakykime, didelę koncentraciją. Be abejo, stambus privatus kapitalas yra liberalų ir taip automatiškai taip susiformuoja. Socialistų valstybės kapitalas ir kooperacija. Teigiamas dalykas šitame yra, kurį mes pas save perkeliam į programą, tai be abejo kooperacija, kooperacijos skatinimas. Tik kooperacijos dėka maži gamintojai gali išlikti. Pažiūrėkit, niekada nebuvo raudonos vėliavos, sakykime, Prancūzijoje, ten Šiaurės Italijoje, Pietų Italijoje irgi kooperatyvų tiesa nemažai, bet ten veikia labai stiprus kooperatyvai. Kas atsitiko Lietuvoje po 90 metų? Kooperacija buvo apskritai sunaikinta ir rezultatą mes turime gana prastą. Taigi mūsų yra vidutiniai ūkiai kooperatyvai. Atsiprašau dar biškį. Taip, tautinė politika. O šitas klausimas yra labai svarbus tuom, kad per jį visą laiką bandoma žmonės sukiršinti, suplėšyti. Kas yra tautinė politika? Jeigu ten, sakykime, du kraštutinumai yra. Du kraštutinumai. Tiesa, čia, sakykime, čia turėtų atsirasti trečias kraštutinumas, kurio čia nėra, nes aš liberalų socialistus, bet iš principo kaip? Liberalų viskas aišku. Jiems apskritai tautiniai dalykai, jie yra, nu, nesvarbus. Liberalų svarbu, kad veiktų ekonomika taip, kad bankai, gamintojai, fondai galėtų užsidirbti kuo daugiau. Jiems kaip tik yra geriau, kad žmogus neturi kažkokių tai kultūrinių tradicijų, kažkokių tai šaknų neturi savo. Jiems geriau, jis geriau perka. Jeigu jis, sakykime, perka Coca-Cola Irane, gerai, vat, jeigu jisai perka Coca-Cola gerai, ten, nežinau, Argentinoje, Amerikoje, jis turi vienodai pirkti gerai. O jeigu trukdo kažkokie tai, sakykime, kultūriniai skirtumai, tautiniai, sakykime, kažkokie tai tradicijos trukdo, tai tuomet tuo blogiau tradicijų. Tai va, socialistų kelias buvo kitoks, nacionalinių valstybių jungimas ideologinių pagrindų, tai yra, jūs atsimenat, tas rytų blokas vadinamas, kuris iš to irgi nieko gero neišėjo, nes iš principo tai vėlgi buvo tokios tautinės savimonės naikinimas, tarybiniais laikais tai net buvo, sakykime, atsispindėta tam pačiam himne, jeigu jūs atsimenat pirmos žodžius, tai buvo
antri žodžiai buvo splatila навеки Великая Русь. Galiausiai ten buvo irgi, sakykime, buvo suvienodinimas toksai, bet po vieną kažkokią tai dar tautinė tokia mega tautos vėliava. Ir tas buvo tas tarybinis žmogus atsirado. Vėlgi tai kelias buvo šiuo atveju visiškai klaidingas. Mes vis dėlto laikomės pozicijos, kad pagrindas yra nacionalinė valstybė, nes savoje valstybėje yra daug lengviau yra susitvarkyti. Plius, nereikia manyti, kad nacionalinė valstybė jį paremta kažkokiu vienu etnosu, kažkokia tai viena, sakykime, viena tauta pagal kilmę, sakykime. Iš tikrųjų, Lietuvos konstitucijų parašyta labai aiškiai. O vėlgi, kas bando, sakykime, apkaltinti visus, kas žiūri nacionalinę valstybę, apkaltinti nebūtais dalykais. Mes irgi prie to prieisime. Lietuvos konstitucijų parašyta, Lietuvos valstybė valdo tauta. Ir daugiau niekur Lietuvos konstitucijų nėra parašyta. Kad ta tauta yra, va šitas yra tautos atstovas, šitas ne tautos, šitas tautos, šitas ne tautos. Nors kiti, pavyzdžiui, išgirdę žodį tauta, iš karto, nu taip jau pašiūpsta, sakykime, nes jau tokia propagandos, tokia įtaka yra pašiūpsta, kad ai, tauta, tai reiškia ten nacistai, jeigu ten fašistai, ten baisu ir baisu ir baisu. Visos baisybės. Nu tai tuomet, tai konstitucija, atsiverčiam konstituciją ir pamatom, pagal jų supratimą, būtent tarp kitko liberalų supratimą. Tai reiškia, pagal jų liberalų supratimą, tai Lietuvos Respublikos konstitucija yra neonacistinis veikalas. Nu tai taip, nu pirmas, jeigu sakykime, sakinys yra toks. Taigi, bet tai nieko bendro neturi su, tarkim, tautinės nesantaikos kurstymu. Akivaizdžiai, jeigu skaitysit, man atrodo, skaidrėse, čia bus prieš paskutinė skaidrė, jeigu aš neklystu, ir aš jų nepadariau. Prabėg. Va. Aiškiai parašyta. Tautinė kairė. Nes mes iš tikrųjų ekonomiškai mes esam kairė, neatsisakanti nacionalinių vertybių, nacionalinės valstybės. Aiškiai parašyta. Tautinė kairė neturi nieko bendro su kuo neturi, Mariau, kaip autoriau? Neapykantų jausmų kitai etniniai ar rasiniai grupiai, kiekviena tauta turi teisę į nepriklausomybę savo istorinėme krašte. Pakomentuosi gal? Čia tavo, kaip sakoma, viena iš pagrindinių. Turbūt kaip daugumą turbūt ir net ir kairių iš tikrųjų yra autoritetų, tokių kaip Naumas Komsas, kurie pripažinęs, kad šiam globaliame pasaulyje, norint išlikti, yra būtina remtis į tautinę valstybę. Remtis į būtent kartu tokį kaip tautų ir kalbų draugystę. Būtent šio klausimu netgi parašiau aš netgi atskirai tekstą, tai yra kas mūsų pavadinimų kilmė ir tautinių mažumų klausimas. Tai tas faktas, kad kas yra lietuvis. Lietuvis praktiškai gali būti tas žmogus, kuris priima tam tikras lietuviškas vertybės, kuris save laiko lietuvių ir kuris nori, kad čia mes visi esantis piliečiai būtume šios šalies šeimininkai. Kilmė. Kilmė gali būti, kad ir šaknis kitokie, mano pačio asmeniškai irgi, mano prosenelis Lenkas yra, bet tai nėra kliūtis jausis lietuvių ir būti šios šalies piliečių, iš tikrųjų. Visa esmė yra būtent mąstyme, viskas yra širdyje, vardan ko tu čia gyveni, ta prasme, vardan ko čia kuri savo ateitį. Visas toks paprastas komentaras yra. Toliau komentuoti gal? Ne, tai jeigu tu susakysi. Toliau yra gal kilęs klausimas, tai kairės nukreipimas į ekstremizmą. Mes be abejo privačios nuosavybės neneigėme, tai manau šiais laikais būtų tikslinga iš tikrųjų neigti privačią nuosavybę, nes mes žinom, kaip iš istorinės patirties kuo tai baigdavosi, tai dėl to žmogaus turto negali paimti, tai kitokie dalykai nevyksta, o mes tikrai nenorime čia tokių kontroversiškų revoliucijų ir žmonių naikinimų, kaip tas buvo prieš daugiau 70 metų. Taip pat mes atėmėm pseudo kairės, tokia propaguojama, kaip jūs turbūt jau žinote, marginalinė vailių seksualinių mažumų ir dekonstrukcijos politika. Tai dekonstrukcija tai yra tai, kad stengiamas išnaikinti visas įmanomas vertybės ir tai perkonstruoti žmogų. Vadinamoji naujoji kairė, kai tikrais dalykais užsiima, tai iškonstruojamas tokias kaip šeimos savoka, tautos savoka, solidarumo, tam tikro irgi savoka irgi. Ir tada gaunasi žmogus toks kaip ir andemo be jokios vertybės, tiesiog biomasė. Mūsų toks požiūris irgi nėra priimtinas, dėl to mes remiame vertybės, remiame kai kurias tradicionalistinės vertybės, kurios susijęs su tauta ir tuo pačiu
remiame kairę politiką kaip solidarumą. Tai yra kaip solidarumo tarp piliečių. Kad kapitalas turi tarnauti ne siaurai žmonių grupai, bet turi būti sąžiningai, kiek tai įmanoma, paskirstomas tarp visų žmonių. Toliau, be mes priimtini mūsų tokie variantai, kaip atstovavimo užsienio šalių interesams, kadangi Lietuvoje, kaip žinome, daug yra visokių judėjimų, aišku, bet labiausiai dabar šiuo metu dominuoja tie, kurie atidirba vakarams. Mūsų irgi tokia politika nėra priimtina, mes nenorim atidirbinėti nei rytams, nei vakarams, nei pietų, nei šiauriai. Tai nėra mūsų interesas. Mūsų interesas čia gyvenantys žmonės, Lietuvos piliečiai, mūsų bendra kartu visų tauta. Taip pat kairės antitautinė ir tautiškumo antisocialinė politika. Kiti sako, kad kaip nesiderina tautiškumas ir kairė. Tai kaip čia gali tai derintis? Ta prasme, lyg ir tautiškumas, lyg ir nusavintas dešinės, o kairė, kaip savaime atskiras vėl subjektas. Mes su tuo nesutinkame. Mes manome, kad be tam tikro socialinio teisingumo sunkiai manomas bet koks tautiškumas. Nes tada gaunasi vėl tautiškumas vardan siauro elito, kuris tarp kontroliuoja kapitalą. Ne, mes manome, kad tikras tautiškumas yra tai, kadangi mes kūrėme bendrus tautos namus. O tie tautos namai negali tokie būti nevienodi. Vienas gyvena per 3 kambarius vietoje. To dalyko neturi būti. Turi būti galimybės visiems įmanomas pasiekti normalų gyvenimo lygį. Tai aišku, viskas priklauso nuo to asmeninio žmogaus sugebėjimo. Bet galimybės turi būti vienodas. Kaip ir viską pakomentavau, aš nežinau, gal Vitalijos dar norėtų. Tai mes tada, gal klausimų iš tikrųjų, mes dabar jau... Kolegos, jeigu turi kokių klausimų, klauskite. Klausimas yra tame, esu Evgenijus Sivaikin, tarp kitką, daug, kas mane pažįsta, dirbu profsąjungose ir prieš 7 metus atvažiavau gyventi į Lietuvą iš Rusijos, esu dabar Rusijos pilietis kokios, bet klausimas yra tame, ko aš nepamačiau Lietuvoje ir ko norėčiau pamatyti, nes mano vaikai yra lietuviai, gyvena čia, kad nėra jokios programos patriotiškumo vystyti tarp vaikų. Tarp kitko mano vaikam, aš turiu pats dabar, iš Rusijos, savo programą kurti, kad jie didžiuotųsi, kad gyvena Lietuvoje. Pavyzdžiui, darželiuose, mokyklose, galima pasakyti, kad šita sistema, nors ir buvo sovietinė, buvo sukurta, kas trukdo dabar Lietuvoje sukurti savo sistemą, kad žmonės, kaip man pasakė viena mokytoja Lietuvos kalbos, kad bando mokyti vaikus lietuvių kalbą, jie sako, mums tavo lietuvių kalbą iki oro uosto, važiuoti, skristi į, pavyzdžiui, Londoną. Kad nebūtų to mūsų vaikam, kad mes tiesiog turėtum pagrindus į ateitį, tokia programa turi būti sukurta, mano manimu. Čia suprantu, atsakymą reikia, čia replikos. Jeigu aš pasakyčiau vieną dalyką, pritariu jums pilnai, turėtų būti, bet jeigu paimtų švietimą arba bet kokią valdymo sistemą, viskas dabar jau yra orientuota ne į Lietuvą, bet į Eurosąjungą. O ta Eurosąjunga tai nėra kažkokia Europa, čia yra globalizacijos kūrinys. Viskas daroma taip, kad dingtų nacionaliniai skirtumai. Ir kai nėra nacionalinių skirtumų, tai nėra ir tautiškumo, nėra ir patriotiškumo, nėra ir solidarumo. O čia ir sutampa tautiškumas su socialiniu solidarumu. Jeigu tu esi savo šalies patriotas, tai tu dirbsi ir aukosies kažkiek ir savo intereso atiduosi kitiems, kad visiems būtų gerai. Bet kai nėra bendrumo jausmo čia, tai tada yra tik egoizmas. Ir turime daugybę tada lakstančių egoistų, kurie rūpinasi tik savim. Ir didėja tokia turime dabar švietimo sistemą. Bet čia ne tik švietimas, bet čia viskas yra. Ir visa valstybė mūsų yra perimta globalizacijos, to pagrindinio tikslas. Dabar tikslas nėra Lietuva, dabar tikslas yra pasaulis. O mes prieš šitą kovojame. Tu sakyti trumpą komentarą, kadangi vis tiek mokosi universitete ir kokios yra programos. Tai programos yra dvi paprastas. Pirma, visomis įmanomis priemonėmis kuo greičiau integruotis ES struktūras. Antra,
Toliau dėstoma tai, kad visi moksleiviai ruošiami bendrai ES rinkai. Tai, kas reiškia pagal liberalų kapitalistinius dėsnius, yra žmonės ruošiami taip kaip darbo jėga visam Europos žemynė. O klausimai, tarkim, apie, kad čia Lietuvoje kurti kažką, Lietuvoje būtent reikalingas patriotizmas, kad išsaugoti čia žmonės, kad kurti kapitalą čia vietoje, kažką, solidarumas, profsąjungos, apie tai kalbos net nėra, apie tai yra tik tai įsimokslinti, kuo greičiau išvažiuoti pagal Erasmus programą, galbūt greičiausiai ten ir likti ir gyventi ir niveliuoti visą tai. Ta prasme, būtent tas link to reinama. Dėl to visa ši sistema, ta vadinama liberalizmo sistema, yra peilis tautoms. Tai yra žudikas. Dėl to, bet kuriuo atveju mes, bent jau aš manau visi kartu, mes turime ją atmesti. Mes turim kurti naują alternatyvą, būtent tautinę alternatyvą, tautinės kairės alternatyvą, kuri pakeistų šitą visą tautų žudimą. Iš tikrųjų, tai būtent to pačių žmonių žudimą, nes žmonės vėl gaunasi taip sudaiktinami. Čia vėl, galbūt čia net ir Barsavos negalima remtis, iš tikrųjų, žmonės yra sudaiktinami ir jie, tarkim, priversti sekioti pagal kapitalą. Kur didesnis kapitalas, kur galbūt čiūčių didesni atlyginimai, tas žmogus turi nuolat migruoti. Ir žmogus taip nuolat migruoja. Migravo prieš tai į Angliją, po to migruoja į Skandinaviją, po kiek laiko dar kažkur kitur migruos. Tai automatiškai, koks jau tada automatiškai gyvenimas, ir kur tada nelieka vietos nei patriotizmui, tai tada nelieka iš vis apskritai jokio ryšio tarp žmonių, nes žmonės išsklaidomi, šeimos išsklaidomas. Kolega, ten nauja kažką replikuoja? Ne, jo, pareplikuoja, kad čia labiau ten ta tokia universalumas, nes pats irgi pedagoginį įsilavinimą turiu, tai čia toks kaip ir universalumas, o kitas dalykas, kad dėl to patriotiškumo, kad mokyklose ten ta tiesiog per istoriją bando tą patriotiškumą, bet realiai vis tą universalumą, kad tu esi pasaulio pilietis, būtent tai. O pats istorikas, ne? Jo. Aš tik čia norėjau papildyti tą, kad mes nuo pat pradžių turim pasakyti, kad mes susidūrėm su nusikalstama sistema, kuri stengiasi sunaikinti mus kaip tautą ir kaip kultūrą. Ir mes turime pasiekmes. Tam buvo padėti dideli pinigai, labai dideli pinigai. Ir švietimas atiduotas kam? Liberalams. Tam pačiam Stepanavičiui ir mano vaikai mokinosi Amerikos prezidentus. Kada ir kaip, tai ko mes norim? Mes turim produktą. Dėl to mes ir čia ir susiję, matom, kad jeigu taip toliau eis, mes liksime aplamai morfinė masė, ką iš mūsų ir siekia šitą ideologiją. Taip. Aš tik galiu, jeigu galima, papildysiu vienu faktu, kuris, irgi, buvo man apmaudu buvo dėl to fakto, nes, mano žmona yra irgi lietuvė. Kas švenčia, kas nešvenčia Valentino diena, pavyzdžiui, 14 dieną, bet, po to buvo 16 diena. Ir mano žmonai buvo keista, nes norėjom vaikam, pavyzdžiui, padovanoti kažką, ne tik 14 dieną, širdelį kažkokiu, a skirti 16 dienai, kažkokį suveniriuką, nors mažą, nors šokoladuką su simbolika, arba kažką kitą. Jis sako, visose parduotuvėse, visose prekybų sistemose viskas skirta tik Valentino dienai. 16 dienai nulis. Aišku, mes turim namuose Lietuvos vėliavą, tam vėliavytę, padarėm kažką patys vaikam. Bet ar Valentino diena svarbesnė Lietuvos prekybai negu 16 diena? Taip. Reiškia, man buvo taip, mano šeimos nariai buvo labai pasipiktinę, mes patys padarėm vaikam, bet kodėl mes neturim jokios, niekam nerūpi daugiau šitas klausimas. Kūriamas naujas žmogus. Ok, kolegos, iškas dar nekalbėjot gal? Arba kolega, taip. Dar norėjau pridurti, kad pavyzdžiui, aš ir Agnė buvo Vokietijoje, mes mokinomės vasario 16 ten gimnazijai, tai ten visai kitaip yra žmonių, kurie lieka Vokietijoje, bet yra daug, kurie ir grįžta, tas pats vietiškumas, jis kitaip yra išmokinamas. Per tas dienas svarbesnės kaip 16, bet turėjo visą laiką būna laisva diena, vaikai gali daryti ką nori, nebūna mokyklos. Tada tautiniai šokiai, choras, būdavo vis dalyvaudavom, taip toliau ir kažkaip. Kai aš seniau atsimenu, Lietuvoje gyvendavau, tai man net nepatikdavo ta lietuvių muzika, tik galvoju, nesąmonės, bet kai nuvažiavau ten Vokietijai, kai to nebegirdėjau ilgesnį laiką, tai po kažkiek laiko pradėjau ir patikti lietuvišką muziką, tai toks kažkaip grįžau čia gyventi ir... Man lygiai tas pats, aš Lietuvoje mokindamasi, aš
manęs nedomino Lietuvos istorija, mokytojai nesugebėdavo sudominti vaikų, tokia visa informacija, kur vaikas nenori net imti galvojos. O nuvažiavus į vasario 16, tai jie vis užsimena apie Lietuvą ir tą istoriją platesnė, ir tos vasario 16 ir kitos šventės yra paminimos, specialiai yra ruošiami kaip ir tokie mini projektai vaikams, kurie dalyvauja, tos pačius vokiečius vaikus irgi supažindina su Lietuvos istorija. Labai gražiai apipavydalinimas gražus mokyklos, aš ten buvęs esu tiesiog, man teko vieną kartą būti. Aš metus irgi ten praleidau, 70. Senoj kely gyvenau, dabar jinai smarkiai pertvarkyta. Taip. Tai aš irgi būtent... Salelė tokia, irgi skatina, kaip taip sakyti. Aš būtent tenais susipažinau su lietuvių liaudės šokiais, su choru, visokiais tokiais dalykais. Pradėjau pati iš savęs domėtis, eiti ir, nežinau, pabaigus tą mokyklą, iškart norėjau grįžti į Lietuvą iš tikrųjų. Tas toks lietuviškas... Ir nebuvo tokio noro, sakykime, kaip kai kurie išvažiuoja į užsienį, pirmas tokie, man tekė pačiam gyventi į užsienį, aš pats susidūręs su tokiais mūsų bendrapiliečiais, kurie po 3 savaičių, po mėnesio pamiršta, kaip lietuviškai kalbėti. Buvo. Angliškai neprakalba, lietuviškai pamiršo. Tiesa, keikėsi rusiškai. O šito nepamiršta, supranti. Kaip atspėt? Atrodo, anglas anglų. Buvo pas mane toks įvykis. Anglas anglų. Kažkas jam užsikirto. Kaip tas? Negi savas, sakau. Bet dėka tik 1-2 tokie buvo. Ne, tokia buvo nemažai dėja, sakykime. Nemažai buvo, kurie pamiršta kalbą. Kolega. Ne, aš va jų norėjau paklausti toj Vokietijai vasario 16. Kaip ten jis mokina ten apie tą vasario 16, kad ten nuo vokiečių atsiskyrė ir nuo Rusijos. Nes paskutiniu metu taip labai šitas faktas toks nutylimas, aš kaip bendrojiškai skaidau. Kai aš ten mokiausi 70-ais, tai buvo grinai lietuviška interpretacija. Vokiečiai nekiek nebandė įsikišti su savo. Buvo visiškai lietuviška. Įdomus čia požiūris yra vokiečių. Aš irgi klausiaus tuometinio direktoriaus Natkevičiaus, kodėl vokiečiai 2/3 finansuoja šitą gimnaziją. Tai jisai taip su tokia šypsena sakė, bet čia 70 metai sovietų dar viešpatavimas. Tai jis sakė, gal kas čia žino, kada nors pasikeis pasaulis, nebus tos Sovietų sąjungos, o vokiečiai galvoja, gal reikia dabar ieškoti tilto, reikėtų ryšių daryti su tomis tautomis, kurios gyvena tarp Vokietijos ir Rusijos. Ir tą jie ir darė. Nuo pat karo pabaigos jie rėmė ir vengrų gimnaziją, ir latvių, kiek žinau, irgi panašiai. Bet visiškai nesikišo į istorijos tą. Buvo reikalavimai tam tikri vokiškai sistemai dėl literatūros, geografijos ir geometrijos, šitą turėjo jie klausyti, bet ne istoriją. Kolegos, aš atsiprašau, nes vis dėlto daug minėjau, kad grįžtų šiek tiek prie skaidrų. Kaip ir minėjau, 48 punktai, jie tiesa, jūs dabar gal nematot, visų gal neskaitysim, bet jie yra puslapis yra Interesas LT, tai yra mūsų asociacijos puslapis, kur visa tai medžiaga yra. Tie 48 punktai buvo kuriami kolegialiai, kelis mėnesius, iš tikrųjų pasiūlymų, kas yra nacionalinis interesas. Nes buvo pagrindinė mintis, kas yra šiuo metu nacionalinis interesas. Tokia kaip galvojama užduotis. Tai va, jie buvo daugiau tų pasiūlymų iš tikrųjų, bet bendro sutarimo dėka liko 48 punktai. Labai būtų keista, jeigu pirmas punktas nebūtų. Lietuvos žemė, nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos piliečiam arba Lietuvos valstybei. Jeigu prisimenat, būtent su šita formuluotė buvo renkami parašai referendumai ir įvyko referendumas būtent su šita formuluotė. Ir tai yra pagrindų pagrindas. Tai yra žemė negali, Lietuvos žemė negali atsidurti svetimų rankose. Ne tik karinės, sakykime, invazijos kaip pasiekmė, bet ir kaip prekė. Lietuvos žemė nėra prekė. Buvo tiesa, diskusija buvo kilusi, ar apskritai žemė yra prekė.
Mano asmeninė nuomonė yra, kad žemė iš vis neturėtų būti prekė iš principo. Ji gali būti nuomojama, perleidžiama, sakykime, tam ūkininkui ir perleidžiama dirbti, neturi būti prekė. Nu, tačiau iki to mes taip ir iki galo neišdiskutavom. Čia matyti toks ateities. Vėlgi, kaip minėjau, antras punktas yra pinigai. Centrinis Lietuvos bankas. Ne centrinis iš tikrųjų, čia būtų daugiau geriau sakyti Lietuvos valstybinis komercinis, kur būtų laikomi pinigai. Toliau eina socialinis daugiau pluoštas, ten buvo jaunom šeimom buvo, dabar nerandoma, kaip yra. Va, toliau matyt buvo, nes čia yra ne pagal prioritetų sudėliota, ne paskirstant. Va, vėlgi valstybiniai viešo sektoriaus subjektai, tai yra visi valstybiniai pinigai, valstybinių įmonių. Savivaldybių turi būti Lietuvos banke. Ne filialė Skandinavų banko, o Lietuvos. Nes kaip buvo 2008 metais, visi pinigai, kurie praktiškai buvo Lietuvoje, buvo iš Lietuvos išvežti ir mesti Skandinavų centrinių tų bankų, iš padalinių centrinių bankų gelbėjimų. 2008 metais žiemą buvo praktiškai Lietuva išprivartauta tam, kad būtų sumažintos privalomos atsargos, kad Skandinavų bankų filialai galėtų išsivežti pinigus iš Lietuvos. Ką jie sėkmingai ir padarė. Ir iš tikrųjų mažai gal kas žinot, kas dometės žinot, bet kas mažiau dometės, matyt nežinot, kad praktiškai 2009 metais Lietuvos finansinė sistema buvo praktiškai sužlugdyta. Viskas, kas buvo, tai buvo grynai skaičiai be gyvų pinigų Lietuvoje. Tai buvo skaičiai kažkokiuose trečiuose sąskaituose. Nu, kas yra iš tokių įdomesnių punktų, sakykime, kurie mus labai jau, sakykime, išskiria, nu, tiesa, mus nelabai išskiria iš kitų siekis progresinių mokesčių, tačiau, nu, čia mes labai panašus esam į, galbūt, sakykime, tuos socialdemokratus, tik kad socialdemokratai turėjo galimybės labai daug jau kartų jos įvesti. 25 metus turėjo. Nu, 20. Ne, su pauzėm, Sauliau, su pauzėm. Pirmą jie versdavo ant konservatorių, nes konservatoriai neįveda. O paskui sako, mes negalime įvesti, nes reikia sutvarkyti, ką pridirbo konservatoriai. O paskui prieš rinkimus sako, mes įvesim progresinius mokesčius. Čia tokia socialdemokratų dainelė 25. Va, vienas iš tokių dalykų, apie kuriuos garsiai, aišku, kalbėti labai pas mus nenori, nes visi bijo. Lietuvoje registruotų žiniasklaidos priemonių savininkai gali būti tik Lietuvos piliečiai arba valstybė. Dar vienas dalykas, kuris labai svarbus, mūsų informacinė erdvė praktiškai visa yra monopolizuota užsieniečių. Tai yra, dabar prisiminkim dabar tos, sakykime, didesnius tos leidinius. Delfi kieno yra? Lietuvos? Skandinavų. 15 minučių. Skandinavų. Diena visa grupė. Žinau, kad ne lietuvių. Galvoju, kad aš žino geriau. Žinau, kad ne lietuvių tiek. Delfi, jeigu neklystu, Delfi estų. Va, Rūta atėjo, tai Rūta žino viską. Jo, tai čia nesenai skaičiau, kad ten Izraelį kažkoks įstatymas. Jeigu 50% daugiau gauni pajamų iš užsienio, tai turi ženklių kažkokį nešėti, jeigu kažkokiose viešose diskusijose. Jeigu taip yra, iš tikrųjų, tai jūs įsivaizduokit dabar Lietuvoje, tai mes tai tokio nesiūlom, jūs įsivaizduokit Lietuvoje tokį pasiūlymą. Tai įsivaizduojat, kokiais nacistais, fašistais ir visais įstais tuomet išvadintų. Bet mintis yra teisinga. Lygiai tas pats, kita, sakykime, 13 punktas, skaičius gražus. Lietuvos politinėms partijoms draudžiama gauti finansinės lėšas ar kitas materialinės pagalbos iš kitų užsienio valstybių, tiek rytų, tiek vakarų. Iš principo tai yra įstatyme dabar numatyta. Faktiškai to nebesilaikoma. Ir toliau eina 14, kur irgi nagais kabinasi, kad taip nebūtų. Visa materialinė parama iš užsienio valstybių Lietuvoje veikiančiom nevyriausybinėm organizacijoms turės eiti per Lietuvos valstybinį komercinį banką. Bent jau, sakykime, mes dar nekalbam apie tai, kad ta parama neįmanoma, nes yra, sakykime, ir tokios organizacijos, kaip, sakykime, aplinkosauginės, kurios projekte dalyvauja, sakykime, pacientų, daug yra organizacijų. Tačiau yra organizacijos, kurios Lietuvoje vadinasi nevyriausybinės, bet jos aktyviai dalyvauja Lietuvos politikui. O pinigai jų yra iš vis nesusekami. Jos gali finansuoti bet kas, iš esmės bet kas. Ar iš rytų, ar iš vakarų, bet kas gali finansuoti. Nu, iš tokių, ką dabar prisiminkim? Tolerantiškų jaunimo asociacija. Žinot tokius draugus?
Kokie pinigai yra sukasi aplink jūs? Finansavimas, užsienis. Palaukit. Tai bent jau mes turim žinot, sakykime, kas siunčia tos pinigus. O kas žino, kas už tų pinigų stovi? Dabar jie gali neatsiskaityti. 15 vėlgi iš tokių svarbesnių, nors numeris 15, tai yra didesnis politinis nuosaikumas. Tai yra, apie ką jau Marius buvo paminėjęs, tai yra tai, kad mes turim vis dėlto būti ne rytam, ne vakaram, nei šiauriai, nei pietų šviesas būt. Pirmiausiai žiūrėti savo nacionalinį interesą. Toliau, Mariau, jeigu galima. Aš nemoku matyti šito ekrano, jau čia kažkas va skyrė. Čia liečiamas ekranas, kaip palėti. Aš žinau, bet aš bijau. Ten kažkas va, čia užklijuota yra, tai aš sugadinsiu, paskui sakys aš. Taip, dar vienas toksai blokas yra, daugiau yra, sakykime, skirtas mūsų, sakykime, piliečių sveikatai, va, antialkoholinių, 4-5 yra, nu, pavyzdžiui, iš tokių įdomesnių. Nu, uždrausti alkoholio reklamą, uždrausti, nu, ko gero tai yra natūralu, bet vėlgi tas dalykas, kuris dabar ko bijoma, vėlgi per tokį liberalų supratimą, kaip velnės kryžius, ko bijoma valstybės monopolis, stiprių alkoholinių gėrimų ir receptinių vaistų mažmeniniai prekybai. Receptiniai vaistai tai yra žmogaus būtiniausias, sakykime, gali būti poreikis, vat, iš to daryti nekontroliuojamai verslą nevalia. Vaistų mažmeninė prekyba, receptinių, turi būti valstybės monopolis. Lygiai toks pat valstybės monopolis turi būti alkoholinių gėrimų prekyba. Nes alkoholiniai gėrimai tai yra dalykas, kuris nekontroliuojamai platinamas, jis yra pavojingas. Čia mes visi puikiai suprantam. Bet prie šitos du punktus sukils bet koks liberalas. Ne tik liberalas, bet, sakykime, tas žmogus, kuris mano, kad laisvoji rinka viską sureguliuos. Prašau, kolega. O žiūrėkit, kartais panašus įstatymo su vaistais Švedijoje nėra, nes ten yra lygiai valstybė reguliuoja. Nesu tikras, ar Švedijoje yra kažkur tai Skandinavijos valstybė. Jo, bet neseniai kažką dėl vaistų kainos ten jie irgi reguliuoja kažkaip. Ten galima liktai savo turėti vaistinę, bet ten nustato valstybė. Reguliuojamos kainos Prancūzijoje yra. Alkoholio prekyba valdiškai yra Norvegijoje, o vaistų kažkas iš Skandinavų turėjo tą būtent reguliavimą griežtą, kad lygiai panašiai kaip ant mūsų cigarečių pakelių yra maksimali kaina, pas jos lygiai taip pat vaistų maksimali kaina yra. Ir tai yra tarp kitko teisinga. Tai yra teisinga, absoliučiai teisinga. Taip, nu kaip ir minėjau jau, švietimas ir medicina nėra verslo šakos, o piliečių išgyvenimo ir visuomenės darnaus, klaidą padariau, vystymosi pagrindas. Privati nuosavybė švietimo ir sveikatos apsaugos srityse nėra remiama valstybės. Nu, apie tai aš jau kalbėjau, kad vis dėlto mes matom, kad nacionalinis interesas, kad piliečiai būtų sveiki, o ne interesas, kad medicinos verslas kuo daugiau uždirbtų. Taip, komunalinės monopolijos, vandens, šildymo, tik valstybės ar savivaldybių nuosavybė. Negali būti privataus šildytojo. Jo būti negali. Visa praktika parodo, ten, kur ateina privatininkas, viskas pabrangsta. Negali būti. Jeigu būtų, sakykime, galimybė atsirasti 20 vamzdžių skirtingų, galbūt laisva rinka suveiktų. Dabar ji yra neįmanoma. Taip, lygiai tas pats kelių, energetikos infrastruktūros objektai, oro uostai, geležinkeliai, tik valstybės nuosavybė. Nes mes neturim antrų geležinkelių. Mes neturim, sakykime, kelių sistemos alternatyvios. Taip, vėlgi, valdymas. Tiesiogiai renkami seniūnai. Įvedamas Seimo nario atšaukimo mechanizmas, nu, svarbu. Ir tiesioginė atstovavimo demokratija. Tai yra, kaip jau minėjau, mišinys, leidžiantis kuo daugiau piliečiam dalyvauti. Va, šiaip va šitie punktai, nu ką, beprocentinės paskolos iš komercinio banko valstybinio siekiantiem mokslam. Beprocentinės paskolos iš Lietuvos valstybinio komercinio banko siekiantiem įsigyti pirmąjį būstą. Vėlgi didžiulė problema yra jaunam žmogui įsigyti savo būtą. Daug ką privertė išvažiuoti iš Lietuvos tiesiog, kad jie negalėjo
negalėjo įsigyti savo būstų ir žinojo, kad jie visą gyvenimą gyvens nuomojamam. Taip, važiuojam tada toliau, kolega. Ai, gal tiesa, pagal tai, ką aš čia išvardinau, gal klausimų tiesa yra. Gal papildymai bus matau. Supratau. Gerai. Socialiai svarbiom neįgaliųjų depresinių regionų įmonėm visokeriopą valstybės parama. Vėlgi, ką aš kalbėjau apie dalyvaujamąją ekonomiką. Tai yra valstybė, jeigu mato, kad, sakykime, interesas yra, tai yra svarba yra, įdarbint, tarkim, net įdarbint kuo daugiau, sakykime, socializuoti kuo daugiau, sakykime, žmonių, kurie normaliai darbo rinkui, tai vadinamai dabartiniai liberalų, neįsilaiko, tai neįgalus, sakykime, tai žmonės, kurių, sakykime, gyvena regionuose, kur tų darbo nėra, valstybė turi investuoti ir turi veikti tenais. Remti kooperaciją, sakiau, taip, skatinti mažuosius šeimos verslus. Ir verslus ir asmenys užsiimančius individualią veiklą. Vėlgi mes dabar gyvenam monopolizacijos sąlygom. Vėlgi tai yra liberalios ekonomikos, yra pasiekmė. Parduotuvėtės mažos buvo, jų išnyko. Mes dabar turim 4 monstrus, kurie užima beros, dabar buvo 86-7% rinkos. Tarp kitko, jūs žinote, kad Lietuva turi rekordą, abejotiną. Šiauliai konkrečiai turi rekordą. Gyventojų skaičių. Šiauliai turi rekordą. Didžiausias prekybos centrų plotas vienam gyventojui. Čia yra Lietuvoje absoliutus rekordas yra Europos, o galbūt ir pasaulio. Tai va Šiauliai. Vilnius artėja. Tai Lietuva yra iš tų valstybių, kur monopolizavimas užėjęs yra vos netoliausiai. Taip, Vilniuje nuo 22 dienos Šimašius visus kioskus nušluoja. Tai jau čia paskutinius, čia ką Zuokas nesunaikino, sunaikins jis. Algi? Jo, aš norėjau pasakyti, man teko dirbti irgi valdžios viduje, Europos komitete ir užsienio reikalų ministerijoje, bet ir dirbau su pramonininkais, su užsienio investuotojais. Ir žinau, kad viena iš mūsų baisiausių problemų yra depresiniai rajonai, kaip čia yra paminėti. Tai yra maži miesteliai, iš kur daugiausiai žmonių yra išvykę. Tai ten praktika rodo pasaulinė, kad labai yra išmintinga įvesti lengvatas, sakykime, firmams, kurios nori pradėti veiklą, nurašyti nuo mokesčių, reiškia, neimti gal mokesčių pradžiai, skatinti, kad kiekvieną darbuotoją, kurį pasamdo, būtų irgi lengvata. Ir šitokius dalykus bandėmės prastumti, bet viskas ėjo į sieną. O ta siena yra tokia. Europos Sąjunga neleidžia daryti jokių lengvatų. Turi būti vienas tarifas, jis turi būti pritaikomas visur. Kvailumas tame, kad kitos valstybės neklauso šito, daug yra vis tiek. Ir ten, kur yra lengvatos ir lengvatiniai rajonai, ten ir klesti pramonė, ten yra ir darbo vietos. Bet mūsiškių yra viena iš gal paskutiniųjų, arba pirmoji vieta, galima sakyti, Europos Sąjungoje, pagal paklusnumą. Jeigu sako, kad jokių lengvatų nebus, nesvarbu, išvažiuoja pusė gyventojų, lengvatų nebus ir mes čia galėsime pasipuikuoti prieš Europos Sąjungą, kad taip yra. Tai reikia čia lankstumo. Ir nieks apie tai nekalba. Visi absoliučiai klauso šito diktato, nors ir nėra ir tokių poreikių 100% klausyti. Tiesiog, vėlgi, kurie susiję su valstybės valdymu, tai rinkiminė sistema be abejo iš mišrios vienmandatė, tik vienmandatė. Iš tikrųjų, į Seimą turėjo žmonės, kurios žmonės išrinka tiesiogiai rinkėjai. Ne partiniai, ne sąrašiniai, ne tie, kurie, sakykime, paimti už paramą partijom. Tos dalykus Lietuvoje egzistuoja. Yra net, sakykime, didžiosiuose partijose vos net tarifai, kokią tu vietą, sakykime, pretenduoja, sumokėjęs ten tiek pinigų. Aš nesakysiu tos partijos, aš žinau, kad tai 30-uką vienoje iš valdančiųjų buvusių ir dabartinė. Jie valdantis skaitus. Nu, nesmė. Jo, jie valdantis dabar skaitusi. Tai tenais į 30-uką patek 100 000 litų tuomet ir tu patenki į 30-uką. Nu, aišku, kokių 500 000 matyti nešus, tai būtų gal ir 10-uką būtų galima patekti. Taigi viskas. Atšaukimo mechanizmas ir tiesioginiai rinkimai Seimo nario. Taip, nu, kol kas toliau tada einam. O aš jau to išmoksiu naudoti, žiūrėkit. Ir ką aš padariau?
Gal aš įsiklausiu. Tu geriau paspausk. Kol kolega ieško, aš dar pasakyčiau vieną dalyką. Lietuvoje nepaprastai sukoncentruota yra ta mažmeninė prekyba. Aš atsimenu, anksčiau liberalai kalbėdavo, kad čia bus mažų firmų, mažų parduotuvėlių klestėjimas tiesiog. Ir atsirado daug mažų parduotuvėlių, bet jas visas sunaikino didėjai tinklai. O tie didėjai tinklai su Maxima gal išimtis, čia lietuviškas kažkoks kapitalas, bet tas kapitalas visai čia nebūna. Tai tiesiog čia yra pumpavimo agregatai milžiniški. Ir Šiauliuose, kur minėjo, ir Kaune, ir Vilniui. Milijardai renkami iš žmonių. Ir visi keliauja į užsienį. Ar tai Skandinavija, arba mūsų maksimiečiai, jie irgi visur slepia. Tai va čia viena iš pagrindinių priežasčių. Tai Maxima yra Lietuvos įmonė dabar. Jo, bet pinigai ne čia. Tai čia viena, kodėl mes nuskurdėjome. Eilinis žmogus išleidžia daugiau kaip pusę savo pajamų maistui. O visi tie pinigai eina į užsienį. Jeigu čia liktų, jeigu būtų valstybinis bankas, jeigu būtų nacionalinė ekonominė politika, tai mes priverstumėm tos prekybininkus pinigus čia likti ir būtų iš ko investuoti ir būtų ir darbo vietos. O dabar yra lyg tai laisva eiga. Bet laisva eiga patiems galingiausiams, apsugriausiams viskas monopolizuoti ir čiulpti ir pumpuoti. Nu, ir valstybė nepriekokė. Aš manau, kad yra dar vienas toksai dalykas, yra visiškai neatsižvelgiama į tai, kad tos didžiosios Maximos mūsų jau čia beveik kaip gali sakyti, kaip bendrinį dalyką, bendrinę savoką vartot. Reiškia, jos niekur užsienyje taip nėra, kad vidury centro peštųsi visi iki Rimi, kas tik nori, didžiosios parduotuvės, taip nėra. Kitas dalykas, jų ribojamas yra laikas. Netgi savaitgaliais žmonės mieste, tie, kurie nori originalumo, ten kitokio maisto, ekologiško, kažkokio pasirinkimo didesnio, dažniausiai, kai neturi laiko, bėga tiesiai į Maximą, nes jinai veikia visada, stovi čia pat vidury miesto. O šiaip jau taip neturėtų būti. Tikrai turėtų būti mieste duodama atsikvėpti tiem, kurie turi originalesnę prekę, aišku, iš karto didesnę kainą, tas viskas, bet užtat tai būtų ir kitokio verslo. Bet nebėra tų mažų parduotuvėlių. Nu, kažkokia tai geografija truputėlį atsirastų. Bet pas mus, reiškia, niekur dėtis nemažiesiam. Čia pat yra tos Maximos, kur tu užbėgai, dėtis viskas ir... Čia valstybė galėtų lengvatinės sąlygas padaryti mažiesiam. Daug šnekėta, bet pas mus... Bet pinigai eina politiniam partijam iš Maximos. Yra puikios patirtis, yra puikus pavyzdžiai, mes visi keliavę dabar ir žinom, kaip yra kitur. Bet kitas klausimas, ar žmonės norės, kad jiem dingtų. Taip, teisingai. Jiem reiškia, kas jiems dingtų. Jiems niekas nedingtų. Ir kainos, pavyzdžiui, neįmanoma, bet tai ne viena prie kitos. Ir kokybė kitokia, ir kainos. Aišku, gal mes biednesni, aš suprantu, bet, pavyzdžiui, man žymiai maloniau būtų užeiti ekologišką parduotuvėlę, kur šeimininkas yra čia pat, tu žinai, kad vos ne iš savo ūkio vežė. Mano nuomonė, reikia klausti žmonių. Bet jie neturi galimybių pas mus išvykti. Gal žmonėm visai neaktualu tas smulkusis, sakykime, smulkus. Nu, kaip neaktualu? Tai iš kur mes juos turėsim tos smulkiuosius tada, kurie patys savim išmaitina. Jeigu būtų kainų skirtumas, būtų visai aktualu. Tik niekas neleidžia mažinti tų kainų. Kolegos, angliškasis variantas, kurį aš tiesiog gerai prisimenu, kad skirtumo tarp prekybos centro ir mažosios parduotuvės, kai jų daug skirtumo, iš tikrųjų didesnio ir nebuvo. Va. Tiesiog atsiranda kita, nu, jau čia mes aišku labai nukrypom, sakykime, nuo tokių didelių dalykų prie mažų, bet iš mažų ir susideda iš tikrųjų gyvenimas. Kai atsiranda nepriklausoma distribucija, smulki gamyba atsiranda, kainos visiems, sakykime, tų didieji negali jau diktuoti, negali būti labai pigus, negali būti diktuoti, o mažieji negali būti labai brangus. Tai va, iš tikrųjų, čia tas dalykas, va šitoj vietoj,
aš liberalų laisvosios rinkos, sakykime, dėsnį, aš vis dėlto, nu, iš dalies palaikyčiau. Bet sąlygos turi būti konkurencijos šiuo atveju tokios, kad gink Dievą didysis žaidėjas neužsmaugtų mažojo. Kaip ir atsitiko. Aš tiesiog vėlgi priminsiu, kaip prekybos centras, kurio pavadinimo dabar neminėsiu, bet ko gero jūs suprantate, apie kurį, ateidavo į mažus miestelius, į rajonus. Kaip jis ateidavo? Buvo daug tokių krautuvėlių mažesnių, užsimano ateiti didysis. Ir prasideda vajus per mažas krautuvės. Eidavo visi mokesčių inspekcija, FNTT, ne maisto prekės, veterinarijos tarnyba, gaisrininkai. Eidavo. Man pasakojo tie, kurie, sakykime, nuo to nukentėjo. Sako, duris neužsiverdavo, kaip eidavo jie. Taip. Surasdavo vienas, antras, išspausdavo, statydavo prekybos centrą, o jau kiti išdūstavo patys. Tai o taip ir buvo. Tai dovanokit, nereikia, sakykime, tikėti tuom, kad sako, kad atsirado tie prekybos centrai iš oro. Ne iš oro. Jie atsirado todėl, kad monopolizavimas buvo skatinamas. Nes didelis kapitalas, jis yra jau valdžiai, jis yra dabar labai parankus. Tai va, tiesa, buvo čia užsiminta kaip tik apie ekologiją, sakykime, žmogus ir aplinka, dar viena iš tokių dalių svarbesnių. Aišku, jie bet jau tokia arčiau pabaigos, bet tai nereiškia, kad yra nesvarbi. Vėlgi, kas sieja, sakykime, aplinką ir Lietuvos suverenitetį nacionalinį interesą. Lietuvos teritorijoje vykstanti naudingų iškasenų gavybą gali tik naudingų iškasenų gavybą gali tik valstybinės arba lietuviško kapitalo įmonės. Vienas iš svarbiausių klausimų. Tai yra Lietuvos turtais turi pirmiausiai disponuoti Lietuvos žmonės. Iš to paties atsimint istoriją metano gavybos, tai yra skalūnų dujų istorija, kai buvo bandoma užkrauti užsienio vadinamą investuotoją, kuris iš tikrųjų visą pelną būtų išsivežęs. Nu, vietos bendruomeniai kažkiek būtų lygiai. Tai mes kategoriškai prieš. Vat, toliau. Mes kalbam tarp kitko apie energetinį nepriklausomybę. Dabar tas, tie žodžiai keiksmažodis pasidarė po vieno laivelio. Bet mes ją matom visiškai kitaip negu tie, kurie atplukdė tą milijardinį laivelį. Numa milijardinę. Tai yra, mes manom, kad mūsų nepriklausomybė yra iškastinio kuro vartojimo mažinimas. Vėlgi, atliekų tvarkyme valstybės monopolis, tarp kitko, brangus vilniečiai. Jūs jau žinot naujieną? O kas žino? Ponia žino? Šiukšlės pabrangsta. Jo, jeigu kas nežinot, ruoškitės, nuo kito berods mėnesio pabrangsta šiukšlės ir gerai pabrangs. Nes vėlgi problema, privatininkai, su kuriais nepavyko sukovoti, matyt, nenorėjo, pakėlė kainas. Tai va, nuo kito mėnesio galim morališkai ruoštis. Tai yra finansiškai. Morališkai tai jau čia ką ruoštis, neprisiruošė. Va, dar vienas dalykas, kurį dabar pirmi pasaulyje prancūzai realizavo įstatymiškai. Suplanuoto senėjimo technologijų uždraudimas. Mes būtume antri tada, jeigu mes šitą dalyką Lietuvoje įdėktume. Tai yra, kuomet specialiai gaminami gaminiai, kurie lūžta, tik dėl to, kad jūs nusipirktume naują. Tai yra prancūzai, dar prieš, tarp kitko, tą temą, kai rašiau prieš 5 metų, visi sakė sąmokslo teorija. O Jėzus sąmokslo teorija, kam gaminti šlamštą? Bet dabar technologiškai tai yra įmanoma pagaminti tą patį spausdintuvą, kuris po 100 000 kopijų, tiesiog, po 10 000 kopijų jisai subyra, jis programiškai taip sukurtas. Tai va, prancūzai, jie dabar priėmė įstatymą, kad suplanuoto senėjimo technologijų taikymas yra nusikalstamas. Tai va, ir jau niekas nesako, kad sąmokslo teorija. Pasirodo, taip, iš tikrųjų, taip yra. Tai mes lygiai tas pats. Taip, nu kas daugiau. Dabar, vėlgi, dėl genetiškai modifikuotų augalų auginimas pramonės tikslais Lietuvos teritorijoje negalimas. Ne dėl to, kad tai yra, sakykime, kažkoks jau labai didelis baubas, nes kai kurie tikrai labai nesveikai šitą temą reaguoja ir iš tikrųjų tų legendų mes turim aibę. Iš tikrųjų, kol kas tai yra procesas. Pirmiausiai, jis yra nepakankamai dar, sakykime, pasiekmes yra ištirtos. O antras dalykas, kuris lygtai paviršių neguli, tai yra genetiškai modifikuoti augalai, tai yra patentuoti augalai, tai yra praktiškai yra kelias į
maisto monopolizavimą vėlgi. Nes jau auginti galės tik tai tas, kuris yra patentinio produkto pirkėjas. Tarp kitko, iš sodininkų čia yra? Daržininkų, sodininkų? Mėgėja, gerai. Pasidalinat kartais, sakykime, kokią, sakykime, su kaimynu, kokiam siekom, pasidalinat, ha? Pasidalinat, gerai, kas dar pasidalinat? Bauda, užfiksuos. Bauda, jeigu lytais nuo 500 iki 2000. Ką, nežinot? Sėklininkystės įstatymo pažeidimas numato nuo 500 iki 2000 litų baudą. Lietuvoje siejamosios medžiagos dalinimas, platinimas, kaip parašyta, jis yra draudžiamas. Ir įstatymė šiaip nenumatyta, tiesiog niekas negaudo. Kodėl pats sukūrė tokį įstatymą? Viskas paprastai, oficialiai. Negalėtum užsiauginti sėklos pats, o tau paduoda modifikuotą sėklą, sakysim, tokia, kad jinai tau yra nedaigi ir tu vėl priverstas pirkti. Čia link ko siekiama, o šiaip pagrindinis buvo argumentas. Mėnesį būna nenunokė ir jis nevalgo. Aš atsiprašau, biškai. Aš biškai pabaigsiu. Ne, aš tiesiog, aš tą temą tiesiog ruošęs buvau pranešimą, tai aš labai trumpai atsakysiu. Oficialiai priežastis, kad nebūtų tos pilkosios sėklininkystės, kad būtų kokybiška sėjamoji medžiaga. Viskas, ką valdžia daro blogai, tai dažniausiai turi labai sveiką, tai turi labai sveiką kažkokį tai paaiškinimą. Tai va tas sveikas paaiškinimas yra, kad nebūtų tos nelegalios sėklininkystės. Bet įstatymas nenumato minimalios ribos. Tai va, kai duosit kam pavaišinti saulėgrąžomis, tai žinokit, kepinkit. Tai tai nebūtų sėjamoji medžiaga. Taip, kas dar toliau? Be abejo, energetikui vėjo, saulės, kogeneracinės jėgainės, biomasė. Tai yra mūsų irgi energetikos yra, sakykime, norai, kad būtų būtent taip. Čia aš neslėpsiu, aš pas kažkiek su mažais malūnėliais padirbėjau. Va, tai aš žinau puikiai, kad teiginiai, kad Lietuvoje reikia statyti didelius generacinius pajėgumus, tai yra šitie teiginiai, švelniai tariant, tai yra melagystė. Va, buvo tiesa punktas siūlytas dėl atominės energetikos, bet siūlymas nepraėjo, nes mūsų nuomonės tokios yra dėl atominės dvejopos. Nes naujos technologijos ateina, kad visko gali būti, kad tai bus ne taip baisu. Ai, tiesa dar. Dirbama žemė, maisto suvereniteto pagrindas. Irgi yra toks dalykas, kad jeigu jūs žinot, jeigu valstybė apsirūpina 80% savo maistu, tokia valstybė yra stabiliai. Jeigu mažiau negu 50%, tokiai valstybė iš principo net galima nekariauti prieš ją. Ji neišsilaikys bet kokio spaudimo. Taigi vėlgi, sakykime, ir čia yra tas būtent suvereniteto, net tokioje srityje, sakykime, kaip aplinkosaugoj, suvereniteto klausimas. To nacionalinio intereso paisymo, to, sakykime, savo, sakykime, pirmiausia, galbūt egoizmo tokio, sveiko egoizmo. Nebijokim žodį egoizmas. Jis nėra blogas, jeigu mes kalbam apie nacionalinį interesą. Tai yra paisymas net aplinkosaugoj, jis yra irgi svarbus. Tai nėra tos ryties, sakykime, kuri būtų, sakykime, nebe svarbi. Tai va, tai lyg tai viskas, dabar toliau eina tokia skaidrė seka, jeigu galima. Va, aš nežinau, ar man papasakot, ar mes dalimis pasakosim. Nes čia taip gyvenime atsitiko, kad mes su Marium kažkada buvom tokiuose, galima sakyti, stovyklose, ne priešiškose, mes su Marium priešais nebuvom niekada, bet tokiuose oponuojančiuose stipriai buvom stovyklose. Tai čia dalis yra tokių oponentų jau nacionaliniam interesų, oponentų iš vienos pusės, iš kitos pusės ir iš trečios pusės. Tai nežinau. Pagrindinis, tai sakau, teiginys, aš tiesiog, mes veikiam kaip organizacija, šio pavadinimu mes veikiam tik tai mėnesį, kiek? 2 mėnesiai. 2 mėnesiai. Tai per tą laiką mes iš tikrųjų jau užsidirbom labai daug tokių etikečių. Kol kas nei vienos pagristai, viskas gerai. Vienas iš tokių, iš valdžios pusės. Čia yra iš Lietuvos LRT laidos. Ir mes vardinami tarp krūvos organizacijų, kurie dalyvauja kaip tik parašų, o prieš migraciją, sakykime, to įstatymo migracinių atšaukime, mes dalyvaujame, bet įrašyti kokiam kontekste. Siekia patekti į valdžią.
ir išvardinama krūva organizacijų. Nu kaip jie paaiškins, kad žmonės gali nesavanaudiškai kažką daryti? Jeigu jie susibėgo, tai jų siekis patekti į valdžią. Nu, natūralu. O tai blogai? Ne, nu tai sakykim, pirmiausiai pradėkim nuo to, kad reikia žinot, ko tu ten eini, pirmiausiai. Bet pats faktas, kad pats toksai iš principo yra, kad jeigu susibūrė, reiškia į valdžią. Jeigu, jeigu krūvoj, tai arba vogti, arba valdžių. Tai va, kas toliau? Nu va, toliau yra iš tokios buvo, gaila, čia nesimato, bet aš kažkiek tai paskaitysiu. Čia iš tokių ultrakairiųjų. Jie nesiūlo ginti tautos suvereniteto. Čia iš ultrakairiųjų. Nu, visą sąrašą, 48 punktai. Žmogus, kuris rašęs, jis galėjo pilnai įeiti Interesas puslapį ir viską perskaityti. Jie nesiūlo ginti tautos suvereniteto. Kokiu būdu tada tas autorius turėtų, ginti? Ką automatą paims, supranti, ar ką jisai siūlo. Rašyk. Taip, toliau, taip. Jie nesmerkė JAV, NATO invazijų, agresijų, spalvotų revoliucijų, provokacijų, kišimus į kitų valstybių vidaus reikalus. Nu, ir taip toliau, ir tame tarpe. Ten daugiau gerai. Nesmerkė. Yra vėlgi atsakymas. Pirmiausiai mes kalbam apie Lietuvos reikalus. Labai yra paprasta paimti ir pradėti dėlioti istorinius, geopolitinius. Nu, jeigu neišmanai vietoj, ką gali padaryti, tai tu dėliok, sakykim, kuo pasako, kuo apie abstraktesnius dalykus ir atrodysi lyg protingas. Tai va, o čia, Mariau, aš negaliu, aš tau paliksiu va šitą paaiškinimą. Va čia, tarp kitko, šitas ženklas pavadintas yra, spėkit kuom. Svastika pavadintas. Nu, Mariau, papasakok apie ženklą ir, nežinau, čia aš jau... Apie ženklas, nežinau, čia, matot, kiekvienas žmogus, kaip žinoma, skirtingai suvokė simbolius, tekstą, visą kitą. Nu, kažkaip mato, kad tenai sukasi mūsų ženklas. Aš kaip bandau įsuktis, ir man per daug kampuotas, atrodo, ir nieko man nesisuka, iš tikrųjų. Šiaip realiai ženklas yra archaiškas, baltiškas ir jis iš viso yra kelios interpretacijos. Vieni yra vadinamas žemynos ženklas, kitur yra vadinamas mėnulio simboliu. Tai iš esmės jisai kaip ir suponuoja tokio kaip irgi, nežinau, dienos nakties simbolį, ta prasme, žemės kažkur galima sakyti tokio kaip ir vaisingumo, tokio gajumo simbolis yra iš tikrųjų. Gyvybinio prado. Jo, nežiūrint dabartinę mūsų padėtį, manau, kad tai yra labai tikslinga. Į žemę tiesiai remti į savo pamatą, be abejo, vaisingumas be abejo bus išlikti kaip tokia žmonių grupė organizuoti, tai yra būtina iš tikrųjų. Čia aš nežinau, čia turbūt tas iš tų, kur ten Kacas, visi kiti ten tie ekstremalai, Zūrovai, aš suprantu jos, iš tikrųjų, jie daro verslą iš to, jiems reikia rasti kažkokių tai apraiškų ir kažkaip uždirbti iš to. Tai, nežinau, turbūt čia mačiau kažkaip fotografavo tas Balčiūnas, kaip pavardėjęs. Čia tas, kur žadėjo ateiti, čia nutraukti čia visą mūsų susirinkimą, bet taip ir netėjo, labai gaila. Tai jisai nufotografavo čia. Aš nežinau, iš tikrųjų, atvirai pasakęs, ar tikslinga, bet per daug gilintis. Kiekvienas žmogus turi teisę, aišku, jis manyti, ką jis nori. Jis gali, aišku, kreiptis, mes galime viską komplikiausiai paaiškinti, bet jis to nesikreipia, jis galvoja savai. Ir tegu. Aš norėčiau gal iš tikrųjų grįžti būtent prie pirmųjų tų punktų, kas būtų iš tikrųjų daug įdomiau. Va, gerai, čia. Aha, kadangi šitai visi klausimai yra praktiškai, turbūt kokie valdantieji pasakytų, kad čia visi antivalstybiniai klausimai. Nes čia praktiškai oponuotume valdžiai labai stipriai. Be abejo pasakytų, ta prasme, kad mes oponuojame bendrai bendriems ES įstatams ir normatyvams ir taip toliau. Ir tai yra gerai, aš to labai džiaugiuosi, kad mes oponuojam būtent ES įstatams ir normatyvams. Nes tai reiškia, kad mes norime turėti kažkokią savo savarankišką politiką, o ne vien iš viršaus mums primetamiems dekretams ir nurodymams. Yra ir sunkioji dalis, kadangi, Vitalijus to nesakė, kadangi daug punktų kertasi ES teisė, tai siekti dėl to dėrėtis, ir neišeina siekti referendumo, galbūt per perklausių žmonių, ar vis dėlto jie nori likti būtent tokia ES, kokia jinai dabar darosi. Čia, nežinau, to klausimo turbūt niekas neklės, yra labai baisu daugam iš tikrųjų. Aš tai suprantu dėl ko baisu, nes daug yra migrantų, yra, kiti gyvena ir iš tų fondų ir taip toliau. Bet, jeigu mes ateityje norime išlikti kaip savarankiškas vienetas ir apskritai, kad čia gyventume, mes iš mūsų vaikai visi neišemigruotų paskui kapitalą į kokią Didžiąją Britaniją,
mes turėsim pradėti tos keltos klausimus. Geriau ir tos siūlyčiau pradėti kelti anksčiau, o ne vėliau, kada jau nebebus kritinės masės iš viso žmonių, kurie pajėgs kažkokį burtis į politinius junginius ir iš apskritai, na, ta mūsų liberal kapitalistinė galbūt tokia valdžia vesti iš tikrųjų. Nu, aš į tą valdžią iš tikrųjų žiūriu labai prastai, tą mūsų valdžią, kadangi man teko įvairiais būdais su jais susidurti ir kontaktuoti. Manau, mūsų iš viso yra tikslas būtent ir ne tik pagerinti gyvenimą, bet apskritai keisti visą kryptį, visą visą valdymo šalies koncepciją ir apskritai visą atmėsitą tiek liberalizmą, tiek tą eurofederalizmą, tiek neoliberalizmą, ir kaip mes jį visai įvardėsim. Mums reikia kurti savo sistemą, savo naują sistemą ir apskritai pradėti kelti klausimą. Pirmas, ar mes iš viso turime nepriklausomybę? Antras, ar yra poreikis ją atkurti? Šios klausimus įsprendus, aišku, iki to labai ilgas kelias lauktų, nes čia pasipriešinimas bus milžiniškos, o jėgos ar kol kas nėra tokias stiprios, kokį norime. Bet kai atgautume savo rankiškumą, tada būtų daug paprasčiau gyventi visus šios punktus ir automatiškai pagerinti bent jau mūsų tiek savijautą, tiek ir visą galbūt ir materialinę būklę Lietuvoje. Tad, kol iki to, tai kol tol prieisime, tai laukia ilgas kelias, reikia šviesti žmonės, bendrauti žmonėm, bendradarbiauti. Dėl to yra įvairiausių akcijų, per kurios mes siekime bent turimais dabartiniais ištekliais spausti valdžią. Vienas iš jų, kur keliau mačiau parašų lapas, rašytės dėl migrantų įstatymų pataisų atšaukimo. Noriu informuoti, kad visi gali prisidėti, kurie jeigu nori rinkti parašus. Jo, lapai yra, mes turim lapą, čia yra ir koordinatorius, jeigu jis norės, jis gali daugiau paaiškinti apie visą iniciatyvą. Toliau. Yra idėjimas, taip pat, kaip tik per surinkimą šnekėjau, man Vitalijos pakuždėjo, kad čia gali būti žmonių iš profsąjungų. Mes turime tokią viziją, galbūt gegužės 1 dieną padaryti renginį, tikrai darbo žmonių renginį, normalų. Tuo pačiu, jungiant, pakritikuojant, kas dauguma profsąjungų štai bijo pakritikuoti pačią Europos Sąjungą ir tuo pačiu pakritikuoti ir naująjį darbo kodeksą, kuris, kaip žinau, kiek domiausi, yra labai neparankus darbuotojai. Prašom. Bet gali vėl komunistais arba rusijos agentais ateiti. Mes jeigu neskelbsime komunistinių ūkių ar dar kažko, tai nemanau, kad mus galima sulyginti su komunistais, mes iš tikrųjų visai kitą koncepciją turime. Be abejo, bet kurio atveju aš žinau, kad jeigu darai veiksmas, laikas kažkoks bus iš šono to veiksmės. Bet kurio atveju bus kažko kalbintis. Tai yra normalu. Priešas visą laiką turi ir kalbinti. Subūt komunistais, pagal mane garbinga komunistais. Man tai nebaisu, man dėl to, kad aš tiesiog nesu komunistas iš tikrųjų. Man tiesiog nežinau, mane galima išpažinti, o ko nenori, bet tiesiog taip nėra. Komuniagam. Idėjos, tai O komunistai norėjo padaryti pasaulinę revoliuciją. Tai viškai, kai atsimeni, tai gal... Nu, tai... Фракція ж виявляється, Čia diskusija. A dėl tų argumentų, kodėl čia Putino agentami čia visus gali, ir kairių, ir dešinių gali apkaltinti. Taip, a dėl to galima pasakyti taip, kad aš irgi norėčiau patau duoti vieną pasiūlymą, nes pavyzdžiui, kaip užbombinti šitą nesąmonę lengvai, paprasta logika. Bet paprasta logika neįdomi mūsų žiniasklaidai, nes jie taip neįdomisi visam šitam klausimu, kad net Artūro Černiausko, pirmininką Didžiosios profsąjungų centro, PSK, parašė, kad Šarūnas Černiauskas. Net jie to nežino, kaip pirmininką vadinti, a dėl tų sistemos jie iš vis niekur nežino. Tai yra tiesiog, matai, yra biznis žiniasklaidos dalinai, yra ir ta prasme industrija, tiesiog žurnalistai yra, jie turi per dieną iškelti 4-5 straipsnius, tai jie tiesiog kopį paste daro ir dažniausiai netikslį informaciją. Dėl to užsienio agentų, tai aš pasižiūrėjau, per savo kiek čia 4 metai, daug aš visuomeninėje veikloje daugiau ar mažiau dalyvauju, esu buvęs, tai be abejo apkaltintas, kad aš esu rusų agentas ir Kremliaus šalininkas, esu apkaltintas, kad esu ir Amerikos agentas, yra toks ir. Ir dargi, kas pasidomiausias buvo, iš tikrųjų darėm tokią akciją, ten žydų kapus tvarkėm, ten buvo, jie tarnavo Lietuvos kariuomenėje 18 metais, buvo kaip savanoriai. Tai pasirodo, prie kažkokių porelių žmonių prie manęs pasakė, tai kiek tau šekelių sumokėjo Izraelis? Mosadas. Jo, tai ta prasme, aš dirbu žydams per to pačiu, aš visiems ta prasme dirbu, bet iš tikrųjų kaip nuomojuosi ten kambarėlį tą savo, taip nuomojuosi, prasme, aš visiškai nepraturtėjau iš to. Aš nežinau, aš siūlyčiau per daug nesigilinti, kas ką vadina, nevadina, tai bet kuriuo atveju, kad tai bus. Tiesiog mums reikia daryti to, kad tikime, daryti pozityvius darbus, dirbti savo tautos, savo visuomenės labui.
Ir tiesiog viskas bus normalu. Tiesiog tie visi negatyvūs žmonės kažkurio momentu atkris, jie yra silpni, jie nieko kito daugiau nemoka, kaip tik kabinti etiketės, žaidinėti. Bet jie niekada neteis ir gyvai to nepasakys. Visą laiką tai būna už kadro kažkur tai. Vienas žadėjo, tas nedėjo. Man yra jaunieji konservatoriai, kažkada irgi man rašė, esą gyvai susirinkų, jie man nieko nesako. Viskas. Čia tiesiog neverta kreipti tavo dėmesio. Toliau nežinau, gal konkrečiai Vitalijo, gal klausimai, atsakymai ar... Jo, aš jau iš karto parodžiau, puslapis yra, kol kas jis yra tvarkymo stadijų, tarp kitko, mes būtume labai dėkingi, jeigu atsirastų norinčių irgi prisidėti, sakykime, prie mūsų veiklos, nes daugiausiai yra be abejo, tai yra klausimas dabar informacijos sklaidos, parašų rinkimo kampanijos. Tai vat, jeigu yra norinčių tikrai, sakykime, nes mūsų kol kas pajėgumai yra iš tikrųjų labai nedideli, tai yra kol kas dvi tokios grupės, Vilniaus ir Kauno, gal prisijungs vienam rajone, bet aš dar garsiai nesakau, nes čia dar filmuojat, negalima sakyti. Bet žinau, kad panašu prisijungs. Tai va, kaip aš sakau, pagrindinis mūsų šitas va yra puslapėlis, portalėlis yra Facebooko puslapis nacionalinio intereso. Facebooko yra puslapis. Bet galimybė visuomeninį komitetą. Yra visuomeninį komitetą. Informacija iš tikrųjų bus talpinama pagrinde tenais. Kas dėl techninių klausimų, tokių kaip aš juos vadinu, tai prie nacionalinių interesų gali prisijungti visi prie asociacijos. Nėra žemutinės amžiaus ribos ir be abejo nėra kažkokių tai kitų apribojimų. Jo labiau, kad man čia teko perskaityti, vėlgi Facebook'e teko perskaityti, kad mes vos ne, sakykime, nežinau, kaip sekta, nesekta. Tiesiog, aš nerado, kur gali kreiptis pas ką. Aš nežinau, šiais laikais nerasti, neįmanoma. Tai va, tai kolegos, drąsiai klauskit, jau kaip sakoma, mes čia taip prabėgom per tuos skaidrės, drąsiai klauskit, prašom. Man tai dabar jau įdomu pasidarė dėl to, jeigu žies pirmos, ką konkrečiai, tai matau, gal kažką turit, susidėlioja tokia. Yra kol kas idėja, ta prasme, nes dabar mes kaip tik prieš prasidedant šitam susitikimui mes diskutavom. Vėlgi buvo tas pasklausimas, ar čia prie mūsų nepriskirs, sakykime, ten prie visiškai kažkokių, tai sakykime, radikalų, prie kurių irgi nesinori būti priskirtiem. Idėja yra bendras susitarimas su profsąjungiečiais, kurie nepriklauso tom vadinamom geltonom profsąjungom, tom, kurie nesėdi, sakykime, po įmonių vadais, yra bendras susitarimas. Man pačiam tekė labai nemažai darbuotis su profesiniam sąjungom, tai bendra idėja yra palaikoma. Bet tai be abejo būtų pirmiausiai akcentas į tai, kad gegužės 1 yra darbininkų, tai yra darbuotojų, tai yra teisių gynimo diena, kovos diena. Ne socdeminis ėjimas su vėliavėlėmis, kad greičiau praeiti reikia, atsiprašant, dovanokit, švęst. Ir, sakykime, ne tas, sakykime, gegužės 1, kur kiti sako, sovietinė šventė, Leninas gimęs nebuvo, ne, palauk, buvo gimęs. Bet tikrai dar nepolitikavo, o gegužės 1 jau buvo įvykus. Tai va, yra tokia mintis. Vėlgi, sakykime, ko gero mes būsim tokie vieninteliai. Tokie, kurie bandom tą dieną išnaudoti būtent, sakykime, kalbai apie... Ir darbo santykių. Darbo santykių, bet kodekso klausimas, jis baisus yra, nes iš tikrųjų... O šiaip kur Vilniui planuojate? Galvojam. Viskas priklausys vėlgi nuo organizacinės grupės. Realiai iš kur viskas priklauso nuo tiek, tarkim, kiek žmonių, kiek organizacijų sutiktų jungtis. Jeigu dauguma sudaro iš Vilniaus, be abejo Vilniui tiesiog racionaliau būtų daryti iš tikrųjų. Nes buvo variantai arba Kaune arba Vilniuje iš tikrųjų. Šiuo metu aš manau, kad Vilniuje yra didesnis potencialas, nes bent jau kiek žinau, galbūt iš profsąjungų veikiančių aktyvesnių tai yra Vilniuje. Vilniuje didžiulė problema, pagal iš praktikos galiu pasakyti, kad socdemai darys visada tokia didelė akcija, a socdemų profsąjungiečiai, taip sakant, nelabai mėgsta. Ir vengia visokių eisinų Vilniui, kad tiesiog nepridurtų socdemus.
Nu taip. Gal maršrutus, gal reikėtų derinti laikus. Ir pavyzdžiui, mes, aš jau galiu pasakyti drąsiai, kad mes jau, praeitais metais mes jau gegužės 1 neėjom, nes buvo tik tai galimybė eiti su socdemais, mes to nenorėjom. O Putinas teisingai pasakė, mes norėtume kurti kažkokią alternatyvą, kad nereiti po kažkokią ala kairiąją partiją, kuri iš tikrųjų nieko nedaro naudingo tiems pačiams darbuotojams, nei dėl darbo kodekso, kurie jie vadina kažkokio ala pažangių, nei dėl progresinių mokesčių ir apskritai, ar jie gina, tarkim, dirbančių žmonių teisės, jie vis tiek stambų kapitalą, matau, socialdemokratai. Jau įrodė, kad jie ne kairieji. Tai mes norėtume būtent kažką kurti alternatyvaus, iš kurio tolu mes net ne partija esame, o visuomeninės, kaip ir asociacijos, visuomeninis judėjimas. Jeigu kam kils klausimas dėl rinkimų, tai kaip savarankiška organizacija mes tikrai net neturim jokių minčių dalyvauti. Bent jau ne šiuose Seimo rinkimuose. Bent jau tikrai. Bet irgi klausimas, aš esu praktikas, irgi, ir man praktinis klausimas labai įdomus. Dėl programos, aš ir anksčiau žinojau apie šitą programą, tiesiog visam galima pritarti ten, bet klausimas yra tame, kad viso to pasiekti, nors aš esu įsitikinęs, kai pasieksim, būsiu senukas jau, bet ir tai optimizmas. Kad ar turit jūs kažkokį konkrečių veiksmų planą, kad pavyzdžiui, tą dieną pasiekti tą dieną padaryti tą, tiesiog, kad būtų step by step padaryta viską. Ir priemonės. Yra, ta prasme, pirmiausiai priemonės tas, kad kadangi mūsų ne joks stambus kapitalas, ne kažkokie šiaip į užsienio draugai įvairius, planas yra tas dirbti būtent su žmonėmis, aš asmeniškai dirbau su jaunimo grupėmis, yra universitetus ir visą kitą, reikia ruošti kadrus. Reikia tobulinti programą ir iš tikrųjų ruošti kadrus, kaip paruošė ir paskui užauginti žmonės, tuo pačiu dirbant per tokius procesus, kaip parašų rinkimus sakyta, ieškoti tų žmonių, kaip aš jas įvardinu, politiniai kariai. Tai yra žmonės, kurie, tarkim, dirba savo darbus, gyvena savo gyvenimu, bet jie atėjus svarbiam reikalui, jie gali mobilizuotis. Esmė jie ir yra. Visa kita yra tiesiog palaikymas, yra rėmėjai. Esmė sudaro būtent tie aktyvūs, stiprūs žmonės, kurie sugeba visuomeninis interesus kelti aukščiau privačių asmeninių. Į tokius žmonės mes jau norime orientuotis ir be abejo suprantame, kad tai greitai nevyks. Tai vyks, aš nežinau, aišku vėl čia tas greitai nevyks, galbūt viskas priklauso irgi nuo geopolitinių situacijų, nuo ekonominių krizių iš tikrųjų. Tarkim, kokiais 87 metais, nežinojau, kad Tarybų sąjunga griūs, bet paėmė ir griūvo. Iš tikrųjų. 88 dar nelabai kas žinojo. Kas garantuoja, kad, pažiūrėjau, po kelių 2-3 metų, pažiūrėjau, viskas negriūs Europos sąjunga, negriūs dabartinė santvarka, ta prasme, ir atsiranda vėl vakuumas toksai. Be abejo, tada atsiranda visą laiką chaosas, kriminalai ir taip toliau, ir taip toliau. Iki to laiko, jeigu mes turime organizuotą struktūrą, mes galime tiesiog įvesti tvarką. Bet iki to laiko laukia gana intensyvus darbas su turimais ištekliais, kuriuos dabar turime. Turime juos tikrai nedidelis. Taip pas mūsų yra narių mokestis yra gana didelis, iš tikrųjų, pačio nario, iš tikrųjų, mėnesinis yra 10 eurų. Tai tie, kurie negali žmonės, yra 2 eurai, iš tikrųjų. Tai yra ne maži pinigai, bet mes suprantam, kad elementariems dalykams, pažiūrėjus, namo salę reikia išlaikyti tinklapį, reikia. Jeigu pas mane niekas iš šono mums neduoda, tada turim iš savo resursų sugebėti padaryti tą brandoliuką. O po to tas brandoliukas su laiku, atėjus situacijas, gali išaugti žmonėmis aplinkiniais esančiais. Dėl to palaikom kontaktus su variais, čia Kazimieras Araitis, jis jau palaikom kontaktus. Vitalis palaiko irgi su daug visokių organizacijų kontaktus. Tiesiog reikia dirbti ir stebėti situaciją aplinkui. Šiuo metu taip, artimiausius porą metų aš kol kas matau sunku. Targi dėl to, kai kiti šneka apie Seimo rinkimus, taip aišku, kiekvienas mūsų asociacijos narys kaip atskiras asmenybės gali dalyvauti, tai jo yra asmeninis reikalas. Bet kaip asociacijų mes tikrai nedalyvausime, nes nėra nei lėšų, nei įdirbių, ar tokio tinkamo, tai tiesiog nėra tikslo dalyvauti rinkimus vien dėl dalyvavimo ir juokinti žmonės. Tiesiog reikia sustiprėti. Aš netgi kaip prioritetą, čia kaip tik yra vienas video mano čia su vaiku. Aš specialiai yra. Nes kitaip jis nepasigirs. Ne, aš nepasigirs, dabar pamačiau. Jeigu neparodyk, tai nepasigirs. Pamačiau ir prisiminiau. Aš gyvenu Kaune ir esu savo seniūnaitijos seniūnaitis. Patenku į tą vietinį bendruomenių tarybą ir pavyko gauti lėšas ir savo rajone pastatyti treniruoklius. Pavyko ten truputėlį kelias gatves padėti suremontuoti. Paprastas būtinis dalykas. Dėl to aš labai akcentuoju irgi asociacijos nariams ir šiaip su jaunimu, kurie bendrauja ir dirbo. Pradėkit nuo pačio žemiausio etapo. Pradėkit nuo seniūnaitijų. Nepradėkit, nes iš karto laiką be Seimo rinkimų, sakykit, tapkite seniūnaičiais.
po to savivalda, o po to vėliau, kai jūs turite jo liaudės pasitikėjimą, galite eiti aukščiau. Tai pradėti nuo mažų dalykų, nuo mažų darbų. Šviesti žmonės, dirbti elementarius darbus, tokius kaip kasdieninius, organizuoti elementarias talkas, bendrauti su žmonėmis. Po to natūraliai, jeigu stangų požiūrį, tai sueini struktūras. O nu, po to per struktūras vėl susiklošęs tam tikrom aplinkybėm, tu gali pasidaryti faktorius. Bet šiaip viskam reikia labai daug darbo ir laiko. Jeigu aš galiu, čia nuskambėjo tokios labai kuklios gaidos, bet noriu pasakyti, per tą laiką, kai pradėjom dirbti, mes net paveikėm, manau, nacionalinę politiką. O kaip? Na, su tą peticiją ir su savo informacinė kampanija prieš masinę migraciją. Tiek daug buvo parašyta, tiek paskleista ir tų parašų, daug, 27 000 parašų surinkta, akcijos, demonstracijos, kad valdžia buvo priversta imtis tokių atsargumo priemonių. Dabar valdžia sako, mes renkame tik pačius geriausius, mūsų atranka labai griežta. Tai yra atsakas į visuomeninį spaudimą, kurio nebuvo, visiškai nebuvo be mūsų kokių 5-6 žmonių. Ir jau valdžia jau buvo priversta rodyti, ką daro, kad pas mus nepatektų teroristai, kokie prievartautojai, arba kišenvagiai, ar dar kas nors. Bet, ką tas reiškia? Labai griežti kriterijai ir jokių migrantų. Mes praktiškai neturim migrantų. Tai reikia tik džiaugtis. Valdžia reiškia tokius griežtus kriterijus dabar turi, kad nepatenka tie žmonės pas mus. Žinoma, kita dalis visai nenori. Tai aš manau, kad turi net ir mažą branduolį žmonių galima ir daryti stiprų poveikį valstybei. O paskui vėliau, kai jau šimtai skaičiuosime mūsų narius, tai bus visai kas kita. Tai aš tai įsiterpsiu, nes vis dėlto pagrindas yra, vėlgi sugrįžtam prie tų organizacijų, kurios per pusę metų surenka 2000 steigėjų, pasivadina partiją ir keliauja į rinkimus. Negali būti organizacijos politinės, sakykime, kurie neturėtų ideologijos. Pas mus tokios atsiranda. Mes atvirkščiai, mes kalbam apie vertybinį pradą, iš vertybinio prado kyla veikla praktinė, iš praktinės veiklos kyla žmonių susidomėjimas ir palaikymas, iš žmonių susidomėjimo atsiranda, kaip ir sakė kolega, struktūros, skyriai, kurie galbūt kažkada virs partiją. Galbūt. Bet negalima statyti namą nuo stogo, reikia statyti namą nuo pamatų. Ir vėlgi, man tekia dalyvauti keliose rinkiminėse kampanijose. Ir esu atkreipęs dėmesį į tai, kad, žinokit, žinančių, kaip reikia, būnant prezidentu, sutvarkyti Lietuvą, žinokit, nors dalgių šienauk. Kur nenueisi, visi žino, kaip reikia tvarkyti Lietuvą. Ot jeigu aš būčiau prezidentas, o kaip sutvarkyti treniruoklius prie namų, nežino niekas dažniausiai. Vienas žino. Tai vat yra labai paprastas dalykas, kad kaip valdyti pasaulį, tai sakau, daug kas žino, kaip, sakau, kieme susitvarkyti. Vėl ypač buvo tokios paskutiniai buvo rinkimai savivaldos buvo, tai tiesiog kartais kandidatų, nekurių buvo klausyti tiesiog gėda. Žmogus nei karto nenuvažiavęs troleibusu kandidatavo į merus. Jis nežino, kur tas troleibusas važiuoja. Jis nežino, kad po visų šitų reformų bobulytė nuvažiuot iš namų į bažnyčią nuvažiuot, turi apvažiuot pusę miesto. A jis nežino. O tai ką sako? O kam jai važiuot, supranti maždaug, tai... Su persėdimais. Su 3 persėdimais buvo. Čia yra, aš turiu omeny 3 maršruto turiu. Turiu omeny tarp kitko, dar dėl mažų jau čia Vilniečiai, visiems dauguma. Matomai bandysim tokią mažą iniciatyvą, irgi labai reikės, kas pagelbės. 3 maršruto sugrąžinimas troleibuso. Su senaja šitą senuoju maršrutu. Tokia lokali iniciatyva, kurį irgi reikia padaryti. Nes, žmonės nenuvažiuoja. Iš Karoliniškių į Antakalnį... Antradienį eisiu pas vicemerą. Jūs eisit pas vicemerą? Taip, dėl transporto.
Mūsų klausimas bus pagrindinis eismo saugumas mieste, nes mes dabar matom pagrindus, kad iš vis būtų baisu važiuoti ar su lengvąja mašina, ar su transportu. Nu tai ten jo. Ne, iš tikrųjų tai dar buvau kvietęs, tiesa, va dar kolegas būdavo kvietęs, bet negalėjo ateiti. Jo, jis šiandien dirba, aš žinau. Tai va irgi, tarp kitko, nuostabi profsąjunginė organizacija, Vilniaus troleibusų, sakau, pirmininkė organizacijos profsąjunginės. Ji nesėdi kontorui prie šitų, prie popierių, o pati vairuoja troleibusą. Va tokios profsąjungos yra. Tai va, gaila, čia žmogui buvo pamaina, neatėjo, tai aš irgi va kviečiau kaip kolega. Tai va, nu, klauskit taip. Aš dar turiu klausimą su B3 grupė. Čia yra šviežiai jau partija, kaip supratau. Kas taip? B3 grupė. B3 grupė, jeigu galima, aš pasakysiu. B3 grupė, jinai iš esmės nėra jokia grupė. Fizinė prasme, tenai nėra žmonių, kurie priklausytų vien pačiai grupiai. Jinai daugiau susideda iš įvairių į ją įsijungusių organizacijų. Ta prasme, jos šiuo metu, vykstant iniciatyvai dėl parašų rinkimų prieš šitą užsieniečių teisinės padėties įstatymą, ten susijungė ir pensininkų partija, ir liaudės partija, ir jaunimo, sakau, mūsų gretos, ir nacionalinis interesas ten dabar randasi. Tai visos šitos grupės ir sudaro būtent Birželio 3 grupę. O pačios vien kaip grupės, tai tik idėja iš tikrųjų. Tai pilietinis junginys iš įvairių ir politinių, ir individualių žmonių, bet pilietiniams. Ir šitas junginys, jisai iki galo niekada nebus išformuotas. Vis tiek jame kažkurio momentu bus, ta prasme, kažkurios grupės. Vienos pasitrauks, vienos ateina, kitos prisijungia, atsijungia. Ir, ta prasme, vyksta pastoviai kaita pagal vykstančio kažkokio tai siekiamo tikslo, reiškia, poreikį. Tai Platforma, jungiančioji platforma, ta prasme, dabar iniciatyva šitą. Jeigu pastebėjote, reiškia, kiek buvo internete video apie tai, visą laiką buvo skelbiama, kad prie B3 prisijungia ten tie, anie, treti, taip ir toliau. Tai būtent tai yra idėjų platforma. Dėl 2% dar. Dėl 2%, tai kol kas aš dar nieko nepasakysiu, viską reikės paskelbti, nes nėra, dar kol kas nėra kaip. Dėl sklaidos, dalintis informaciją. Jo, dabar yra vienas irgi iš tokių svarbių dalykų, kaip galima pagelbėti šitam visam sunkiam darbe, tai yra be abejo, Facebookas galingas įrankis yra, jeigu yra informacijos, ta prasme, kurį mes skleidžiam, tikrai būtų labai šaunu, kas galėtų, sakykime, pasidalinti. Ir vėlgi, turit idėjų, straipsnių, jeigu yra visko, prašom. Viskas yra atvira, iš tikrųjų atvira pas mus yra iki tiek, kad, sakykime, puslapis tas mūsų interesas LT, tai visas, kas ten dedama, yra sprendžiama, sakykime, ne vieno žmogaus, o kolegialiai. Dabar, sakykime, prieš šitą didelį tą mūsų susirinkimą dabartinį, mes irgi buvom susirinkę, šnekėjom dėl mūsų tokių vidinių dalykų, tai visiems sprendžia prieš kolegialiai. Narių tapt gali, kaip sakiau, gali tapt bet kas iš norinčių. Tiesa, kaip sakė kolega, dėja yra momentas su nario mokesčiu, kaip ir visose organizacijose. Tačiau vėlgi yra sprendimas, yra priimtas jau praktiškai iš karto, kad studentai dieninių skyrių, mažiau pasiturintis, kas yra, mes tą nario mokestį sumažinom iki nominalaus. Ir mes, ta prasme, jokios, sakykime, prievartos, jeigu taip atsitiko, kad nėra. O pinigai visi tiesiog eina į veiklą. Iš tikrųjų, net iki tokių smulkmenų, kad, tarkim, vėliavos ten 2 gamyba, ten kainuoja 40 €, tam irgi reikia pinigų. Tai lyg tai pasakiau, kažko aš nepasakiau. Tiek to, gal klausimų turit. Simbolika dar bus kažkokia, gaminama? Ženkliukai. Klausimas irgi prieš tai buvo klausimas, prieš tai irgi buvo svarstomas prieš susirinkimą. Jūs irgi įsirėmė į tą patį klausimą, esminį kol kas finansus. Nes reikia gaminti mažiausiai 100 ženkliukų, o tai litais kažkur apie 800 litų kainuodavo. Jeigu rasit,
Jo, viskas po susirinkimo. Būtinai. Tai va. Nu, kokie nors dar klausimai. Trečias troleibusas, o pavyzdžiui, kaip buvo penktas, irgi labai... Tai, Rūt, klausimas yra kame. Dėl trečio troleibuso tiesiog dabar negalėjo ateiti iš Karoliniškių bendruomenės. Žmogus turėjo ateiti ir pristatyti problemą, bet praktiškai jį jau perduota yra ta problema, apgalvojimų. Jeigu prie šito yra ir penktas, kurio iš tikrųjų panaikinimas, nu, tai pagrindinis maršrutas, tai iš principo, jeigu, sakykim, tas klausimas yra, tai vat pasveiks tokia danguolė, tokia raugalinė, kai jį pasveiks, va, tai jas su jas kontaktavau. O kaip jūs girdėjote tokią, nu, kaip sakant, jau tikriausiai girdėjote, yra tas, reiškia, registracijos prie savivaldybės, jeigu čia apie Vilnių, aš nežinau kaip kitose miestuose, bet mano tos žmonės, kuriuos aš groju, labai užkabino tai skaudžiai, nes yra vieniem galbūt ne taip sudėtinga, o reiškia ypač kai neįgalėjai neturintis būsto ir nelabai galintis kažkur išsinuomoti, reiškia jie pradėjo metami iš eilių, jeigu neturi kur deklaruoti gyvenamos vietos. Jeigu tu išsinuomoji, niekas ten tavęs neleidžia deklaruoti. Bet čia nekalbant vien apie neįgaliuosius. Tarp kitko, dėl deklaravimo, tai... Rūt, atsiprašau, dėl deklaravimo, tarp kitko, jūs atkreipkite dėmesį. Prieš N metų buvo sakyta, kad, sakykim, kad va, dabar čia visi laisvi, išsilaisvinę, prapiskas, tas vadinamos, jeigu atsimenat, tas registracija, ta. Baigėsi, mes dabar labai laisvi esam. Po truputį valdžia, už gerklės. Aha, mašinos tu registruoti negali, dabar deklaruoti tu privalai, iš Lietuvos išvykimą, jeigu nedeklaravai viešai mokesčius. Laisvės, 90 metai, 91, ar ne? Pinigus panaikinti. Po truputį. Ir dabar tas klausimas dėl deklaravimo, tai jis yra labai skaudus. Ir reikia suprasti, kad tas klausimas kilęs ne iš oro, kad čia yra bandymas žmogų, paimti ir laikyti už gerklės.